Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, gyvi, brangūs žiūrovai. Naujas projektas startuoja Double Dunk, powered by Sibet. Ir nežinau, gal įsijungėt, pamatėt, Algi galvojat, Bružas Pulkovskis grįžta, bet ne. Šitas podcastas negrįžta, bet galit vadinti ir taip, mes nepyksim, geri seni laikai. Kas galėjo pagalvoti, kad Algi vėl susėsim prie vieno stalo? Tikrai, šiaip laukiu to momento, labai fainai yra sėdėti kartu vėl, kiek čia praėjo 3 metai, berods, ne? Ir kažkaip labai ačiū Sibetui, ačiū Krepšinis net, kad turim tokią galimybę. Taip, tai šį podcastą matysit Double Dunk kanale, matysit Krepšinis net portale. Tai laidos esmė yra kiekvieną savaitę kalbėti apie Eurolygą. Eurolygai skirtos laidos kaip ir rinkoje nėra labai daug, tai tokią nišą pasiūlė mums užpildyti ir mes su Algiu labai mielai sutikom. Šiaip Algi, ką tu dabar gyveni, kuo gyveni ir šiaip tu esi toks pionierius, nori krepšinio žurnalistų būti iš savęs, nedirdamas jokiam portalė. Jo, dabar bandau būti aktyvus Facebook'e, Instagram'e, dalinuosi savo įžvalgom ten, pradėjau Substacką, tai nežinau, žiūrėsiu, kaip dėliosis viskas. Pasiekit žmonės. Jo, būtų, kas aišku, vėl labai svarbu, jeigu jums įdomu, čia, žinai, kai žmonės seka dėl sekimo, ar tikrai to reikia klausimas, jeigu jums įdomu, domitės krepšiniu išsamiau, norit kažkokių mano įžvalgų, tai tikrai rasit Facebook'e, Instagram'e, o šiaip jo, aš bandau kažką ant savęs daugiau judėti tą pusę. Labai smagu, labai džiugiuosi, labai patinka tas kūrybinis procesas, kai tu galvoji, žinai, tos kampus, galvoji, kaip ką pateikti, kaip parašyti žmonėms įdomiai ir čia irgi tas podcastas, aš manau, bus toks, kur mes tikrai ruošimės, tikrai galvosim apie tos, kurie mūsų klausys ir stengsimės, kad nebūtų nuobodu. Jo, tai jeigu jūs norit matyti epizodus, prenumeruokit kanalą, visiškai naujas švarus kanalas, taip matysite epizodus, visą sezoną apie Eurolygą. Iš savo pusės pridėsiu, kad Algis turi, žinot, kiti žmonės gali daug prirašyti minčių apie kažką, bet jie bus tokie padriki, per daug informacijos. Algis mėgsta tai punktais, konkrečiai, aiškiai, kas turi tą tokį, ką reikia pateikti žmogui, greitam vartojimui Facebook'e, sakykime paprastai. Ja. Tai galit pasiekti, Substacką irgi prenumeruoti, Algis kiekvieną pirmadienį pateiks savo įžvalgas. Tai nėra vien apie Eurolygą, apie LKL, apie kažkokius įdomesnius kampus. Tai... Substackę daugiau apie lietuvišką krepšinį, daugiau apie LKL, tarkim, kur galbūt, kai prasidėjo dabar tas tarptautinis sezonas, mes turime mažiau galimybių kalbėti ir rašyti apie LKL, vis tiek visas dėmesys į Eurolygą, į Europos taurę, tai pirmadieniais mano Substackę daugiau bus apie vietinės pirmenybės ir šiaip įvairesnių visokių kampų. Tai va, tai pasiekit Algi būtinai, gerų dalykų pateiks. Algi, baigęs etapas Vulsuose, kaip tu jį žiūri? Vis tiek žmonės sakys, kodėl čia nepaklausė, manau visiems įdomu. Nu ką, aš žiūriu kaip į labai gerą patirtį, tikrai tie 3 metai buvo labai naudingi, aš tikrai mačiau labai daug įvairiausių situacijų ir gerų, ir gal nelabai gerų, kaip dirba klubas, kaip veikia sąranga, sakykime, tarp komandos ir vadovybės, kaip yra priiminėjami sprendimai ir daugybė dalykų, kur tikrai, apie kuriuos nežinojau tikrai ir per tą laiką pamačiau. Tai tikrai vertinu kaip gerą patirtį, labai džiugiuosi, kad teko taip patirti, pasisemtų žinių, bet tiesą sakant, truputį ir pavargau ir jau norisi daugiau taip laisviau apie tą krepšinį ir daugiau pasidalinti, kažką įdomaus pasakyti, sugalvoti. Taip gal dabar žiūriu. O vat, Algi, visuomenės, aš pabūsiu tas dukas, dažnai užduodami klausimai. Tai va, prikomplektavot, nieko nelaimėjot, Algi, tai kiek buvo tavo komplektacijos, kokie va, tavo žaidėjai buvo tavo, kokie ne tavo, va, gal gali žmonėm papasakoti? Komplektacijos procesas tokiuose komandose yra labai toks susidedantis iš skirtingų dalių. Ta prasme, mano dalis būdavo paruošti sąrašus, padėti surinkti informaciją. Kaip Žalgirį panašiai, ne? Jo, labai panaši, iš esmės rolė labai panaši kaip Žalgiryje skautų. Čia tiesiog pareigos vadinasi truputį kitaip, toks buvo sumanimas. Bet iš esmės mano funkcija buvo praktiškai ta pati ir aš iš esmės buvau konsultantas, kuris dar ir skautina, analizuoja visą rinką ir kažkuriuo metu, tarkim, sezono metu reikia kažkokio žaidėjo, atsigrėžiama į mane, kokie variantai, pasiūlau kažkokius variantus ir toliau jau aš iš tikrųjų paleidžiu tą dalyką tiem, kurie priiminėja sprendimus. Ir ten po to būna, žinai, tas procesas su agentais, derybinis procesas ir daug dalykų, kurių tu jau nebekontroliuoji. Tai iš tų žaidėjų gal tikrai, taip skaičiau, jeigu taip reiktų, žinai, išskirti, tai būtų legionieriai pagrindė. Vis tiek tie žaidėjai, kuriuos aš pasiūliau, aišku, buvo daugybė žaidėjų, kuriuos aš pasiūliau, bet mes nepasirašėm ir čia nemetu kažkokio akmens ar panašiai, suprantu, kad tam procese visko nutinka ir kartais ir aš pats gal kažkur dariau klaidų
ir netinkamų žaidėjus pasiūliau ir panašiai, tai jo, jeigu taip kalbėt, sakyčiau, legionieriai, tai pirmiausia, Keiveris pirmais metais buvo ir, atsimenu, Rimas Kurtinaitis labai iškart apsidžiaugė, pamatė šitą žaidėją ir iškart norėjo jį pasirašyti. Paskui buvo Salaimonas, dabar buvo Kevanas, tada dar buvo Tarmanas ir turbūt viskas. Dar šiek tiek pasakyti Jantuninas. Jantunas, taip. Čia buvo irgi pavardėmės, tuo metu Kęstutis Kemzūra prie komandos vairo tą vasarą, atsimenu jinai nebuvo lengva, rinka buvo tokia sudėtinga ir Jantunas turėjo gerą sezoną Italijoje ir jis išvažiavo į NBA tą vasaros lygą. Ir mes labai norėjom jo, bet tuo metu jis sakė, kad hebra, aš turiu truputį dabar atsitraukti, aš noriu čia pažaisti, save parodyti, jam ten neblogai pasisekė ir tada jį pastebėjo, tuo metu gal jau ir buvo tas ryšys Tomas Įsalo. Tai galiausiai jie, žinoma, susitarė ir jisai išvyko tada žaisti. Bet jis į Paryžių dar iki Įsalo buvo, ne? Jisai dabar... Taip, jis žaidė dar iki to. Bet jis iki... Arba aš kažką jau pamaišau, reikėtų pasitikslinti, bet esmė, kad jis žaidė... Man atrodo, kad jis Įsalą iškart pateko, bet tik tais... Žodžiu pasitikslinti, ne taip svarbu. Jantinas 2-4-2-5 Paryžiui, jo, 2-3-2-4 Eurokapas Paryžius. Jo, tai dar sakau, iki Eurolygos tam Paryžiui. Taip. Tai va, ir jo, aš dar Jantinui paklausiau prieš rungtynę su Suomija Eurobaskete, kad ne vien būtų gandai, bet jis pats patvirtino, kad kalbėjo su Vulsų žmonėm ir panašiai. Tai va, tokie reikalai. O šiaip dar buvo, kodėl čia Elgis jokia LKL komanda neėjo. Aš tai nežinau, Elgis atsakys, bet man atrodo, kad važiuot kažkur už 1000 eurų gyvent Gargžduose nėra seksi variantas. Gal ne už 1000, gal bet argi tu žinai rinką, ne? Na, žinau. Ne, ta prasme, aš čia nenoriu, žinai, kažkaip spjauti kažką ar panašiai, tiesiog manau, kad kažkaip dabar geriausiai jaučiuosi eidamas šitą kryptimį ir nežinau, kiek tai tęsis, ar ilgai ar ne, bet tikrai labai patinka sėdėti čia dabar su tavim ir rašyti tekstus, savo įžvalgas kažkokias. O šiaip jeigu LKL klubom reikia pagalbos skautinant visą kitą, jūs gali susiekti su Algiu, gal surasit kokius sutarimus, jis turi laiko dabar, gal reikia sąrašų, gal reikia kažko. Ant autorinių dabar, kaip sakant. Tai gali susiekti su Algiu, visi gal reikia pagalbos Neptūnui, gal Lietkabeliui, gal dar kažkam. Jūs galite paskambinti Algiu, jis laisvas agentas, gali jums padėti, nebūtina jam vietoj ten sėdėti, jisai nebus tas skautas, kur žaidimą analizuoja varžovo. Tai žodžiu, Algis jūsų paslaugom. Gerai, apie Algį pakalbėjom, seniai nematėm, einam prie Eurolygos, dėl ko ir susirinkom. Žalgiris 2-0 uždaro dvigubą savaitę ir iš karto Žalgiris buvo geriausia dvigubos savaitės komanda, ar ne? Ko gero, kad taip. Tik tais tiek, kad ta vakarykštė pergalė man tokia truputį, žinai, toks yra jausmas, kad pasisekė, nes ta antra pusė, ypatingai ketvirtas kėlinys, nebuvo geras. Manau, kad ten buvo padaryta daug klaidų ir žaidėjų, ir trenerių. Ir galima sakyti, kad pasisekė, jog Ulanovas su Butkevičium pataikė tos tritaškius. Atsimenam tą paskutinę Fenerbahčę ataką su tais 3 atkovotais kamuoliais puolime ir tais 2 Baldwino tritaškiais būt visiškai laisvam, tai galėjo viskas visai kitaip pasisukti. Bet šiaip bendrai paėmus taip, Žalgiris tikrai viena turbūt, jeigu ne geriausiai pasiruošusi komanda Eurolygoje šiuo metu atrodo, iš to, ką mačiau. Šiaip į tą, žiūrint viską, taip einant nuosekliai turbūt, Masiulis prisėmė riziką Baldwino atiduoti tritaškius. Žino puikiai, kad Baldwinas nėra metikas, pirmas rungtynės 0-3 buvo prieš Paryžių. Vakar viską sumetė ir vėliau jau turbūt labai sunku prisitaikyti, ar ne? Jau tu, jeigu susitarei, kad traukiamės, po to jau tu bandai skatinti, kad eik arčiau, neduok mesti, jau turbūt sunku sulaikyti, ne? Jo, šiaip ir buvo keista, kad buvo nebandoma dvigubinti Baldwiną. Įprastai Žalgiris, dabar jau mačiau čia keletą rungtynių, jie daro tą Šaro laikų taktiką, kai palieka didelį gintis prieš mažiuką, tai tas didelis sulaukia pagalbos iš šono, kažkoks gynėjas pribėga, žodžiu, truputį pabando įvesti tokių abejonių tam žaidėjui su kamaliu, kad jis nusimestų ar kažkaip sudvėjotų mesti čia ir verštis, tai vakar to nepamačiau ir manau dėl to, kad vis dėlto buvo grinai ta rizika. Na, neužmės mūsų tas Baldwinas tritaškiais, nenorim, kad tas kamuolys eitų į šoną ir toliau suktųsi ir pasiektų kažkokį kitą laisvą metiką, ką, žinom, Šaro sistemoje ten žaidėjai labai gerai daro, ta prasme, tas kamuolio vaikščiojimas, jis paprastai būna geras ir labai akcentuotas, tai buvo rizikuojama su šito dalyku, ką ta rizika galima sakyti nepasiteisino, nes, na, Baldwinas ketvirtam kėliny kiek 16 taškų sumetė, tai ten rezultatas buvo lygus, sakau.
viskas galėjo būti visai kitaip. Net Fenderis pirmavo. Viskas galėjo būti visai kitaip, jeigu būtų paskutinėje atakui pataikęs jisai tą vieną iš tų 2 tritaškių, arba Ulanovas būtų nepataikęs to tokio sudėtingo, atsimenam, ten buvo žaidžiamas toks kaip host vadinamas tas vaiduoklinė ta užtvara. Siekiant Jantuną pagauti. Jo, pranašumo nesusikūrė, tada gavas vis tiek varžovas priešais veidą ir Ulanovas pabandė tokį metimą, kur, sakyčiau, įprastai tokių nepataikytų metimų, bet pataikė. Tada Butkevičius dar iš kampo gražiai ten įžaidė irgi gynėjai tą situaciją ir Žalgiris išliko priekį. Realiai 4 iš 8 tritaškių yra žmonių, kurių tu tiek nesitikėsi, nes 2 Ąžuolo reikia pridėti. Pridėkim dar tuos 2 Ąžuolo tritaškius, tai, kur irgi po jų ten plus 14 ir tada, žinai, tas visas toks ant bangos krepšinis ir 2 tritaškiai iš Ąžuolo tubelių iš eilės, nežinau, ar dar kada pamatysim šį sezoną. Šiaip, žinai, reikia pasakyti, sekasi geriausia, mane turbūt nėra ką sakyti. Iš esmės, tie tritaškiai, na taip, Butkevičius žinom, kad gali pataikyti, bet jam geriau sekasi mesti jau paskutiniam sekundėm, kai nėra to spaudimo. Dabar tu gauni krašte laisvas, tu matai, kad visa arena laukia, tu matai, kad rezultatas lygus, tau reikia pataikyti. Ir, šlovė Arnui nėra, nieko kito nepasakysi. Susikeitimo gynyba, su ja Žalgiris gyventi ir mirti buvo pasiruošęs. Galim sakyti, kad ta susikeitimo gynyba neveikia, ar ne? Tas paskutinės turbūt 25 minutės ar kiek, bet ir Baldvinas pataikė labai daug sunkių metimų, ketvirtam kėliny per Ąžuolo rankas, per kitų rankas. Taip, tai kaip ir kalbame, gerai, jo, čia buvo rizika. Iš esmės, jinai turbūt nepasiteisino, reikia pripažinti, man atrodo, kad po rungtynių ir pats Tomas Masiulis pripažino, kad ten tas paskutinis tritaškis jau jis buvo nenorimas, bet kai toks žaidėjas kaip Baldvinas įsibėgėja, labai sunku paskui yra jį sustabdyti. Šiaip Ignas Brazdeikis buvo taip pakištas po tanku, turbūt galim pasakyti taip, jisai sulaukė labai daug tų tokių pykčių dėl tų 2 prarastų kamuolių, bet ne jis turi persivarnyti. Jo, ten buvo labai keista, iš tikrųjų, ir aš dabar irgi mes čia kaip ir kritikuojam. Mes analizuojam, gal kritikuojam Masiulį ir nesinori, kad žmonės suprastų, jog čia tarsi mes dabar ieškom iškart prie kopės prisikabinti ir, kaip žodžiu, suvaryti trenerių. Jokių būdų. Suprantam, kad čia yra debiutas, negali būti viskas idealiai. Yra labai daug už ką pagirti Masiulį ir jo trenerių štabą, ypatingai už komandos paruošimą. Matėm abiejas rungtynės, kaip Žalgiris pradėjo, absoliučiai kontroliuodama situaciją. Atrodė, kad bus lengva pergalė. Jo, bet vėl tas atvejis su Brazdeikiu irgi keistas, nes ten tada gavosi taip, kad Brazdeikis 2 atakas iš eilės pats išsivedinėjo kamuolį, nors aikštelėje buvo Gosas. Aš supratau, kad ten buvo kažkoks derinys Gosui. Prisimti kamuolį spėčiau on the top, kaip sakant, virš tritaškio linijos ir žaisti turbūt pick and rollą. Paprastai dabar irgi, jeigu taip pasižiūrėsit kitas rungtynės, labai daug Eurolygos komandų pradėjo tos pagrindinius taškų rinkėjus naudoti kaip antrus numerius, nesvarbu, ar jis pirmas ar antras, labai dažnai žaidinėja kamuolį antras numeris. Tas pirmas prisiema paskui jau atakos antroji pusėje, tam, kad turbūt tas jėgas tausot ir kad jis, žinai, jam nereikėtų ten pervarkti prieš presingą. Tai čia irgi Brazdeikis išsivarinėjo kamuolį, aš nežinau, koks tas derinys buvo, mes jo nepamatėm, bet jisai 2 kartus buvo užtrapuotas Fenerbahče ties vidurio liniją ir rodė dar per transliaciją, ten buvo, žinai, iškart Šaras pamatė šitą vaizdą, sako, dvigubinam, žinai, ir baigėsi klaidom, 2 kartus užbėgo, prieš tai dar atsiminkim, Vraito buvo irgi tokia situacija, kuris ten bandė 1-1 apsižaisti ir taip vėl labai lengvabūdiškai, kaip kad ir pasirinkime, labai daug tokių situacijų buvo, tiesiog prarado kamuolių, Fenerbahče nubėgo, man atrodo, Baldvinas, tada irgi ten 2 taškai ir 3 taškai ir, žodžiu, serija tokie 7 taškų, po kurios iš ten 2-ženklio pranašumo liko 5 taškai ir visiškai ta iniciatyva perėjo į Fenerbahče rankas. Šiaip, žinai, man atrodo, tie Raito epizodai rodo, kad komanda tuo metu buvo nevaldoma ir kažką reikėjo daryti. Buvo toks pasimetimas. Kai komanda žaidžia tvarkingai, jisai nesiema tokių nesąmonių. Jis gauna laisvas metą, ten pradėjo veržtis į žmonės, kažkur daryti. Čia dažniausiai būna, kai pastebėjau, kai žaidžia Žalgiris pagal derinį, kažkokia yra mintis ir, tarkim, nesigauna derinys ir jeigu kamuolys atsiduria Raito rankose, tada gali visko laukti. Tada gali būti visokių bandymų. Gali būti ir protingai sužaista, o gali būti toks bandymas, nežinau, perlipti 2-3 žmonės ir baigėsi klaida, žinai. Dar jeigu liekant prie tų, man atrodo, sunkiai randa vietą tiek Brazdeikis, tiek Sirvydis, abu sunkiai randa vietą, bet žiūrint ilgojo perspektyvoje, tu negali tikėtis, kad kiekvienam mače tie 3 gynėjai, Lo, Williamsas, Gosas ir Francisko tave temps. Reikės pagalbos ir iš tų žaidėjų. Jo, visiškai sutinku ir čia yra
sakykim taip, klausimai, kuriuos turbūt žmonės pradės kelt, kai Žalgiriui pradės nesisekti. Kokia yra Brazdeikio rolė, kol kas sunku suprasti. Kaip suprantu, jis toks yra labiau kylantis nuo suolo 3 numeris, kuriam yra ieškomas kažkoks parankesnis. Jis startinę pradėjo 3 numeriu. Jo, bet labai trumpai, man atrodo, žaidė. Ieškomas kažkoks parankesnis tas matchupas vadinamas, kurį jis galėtų atakuoti, bet irgi startiniam pradėjo, tada po kelių minučių pakeitė, tada jis išeina vėl neaišku kada, tada jis išeina ir gauna kamuolį įžaisti, kas yra absoliučiai ne jo dalykas ir aš nebejoju, kad mes daugiau nepamatysim Brazdeikiui žaidinėjančio kamuolį Eurolygoje po vakar, tai jo, rolė yra labai neaiški ir ją reikėtų rasti. Kitas dalykas, Sirvydis, žinai, šitoj komandai su tokiu talentu žaisti su kamuoliu Sirvydžiui, teks priimti turbūt Milaknio vaidmenį. Tik jis turi pataikyti 3 taškius ir turi priimti tą vaidmenį ir labai nori išėjęs atidirbti tas kelias minutės ir padaryti, kaip sakyti, savo darbą, ką turi padaryti. Tai klausimas, ar jis tą vaidmenį priims. Ir šiaip 2 rungtynėse iš eilės matėm tą patį derinį ant Sirvydžio, kur jisai prisiema į kairę ranką, bėga link krepšio ir reikia pataikyti. Abu kartus geras derinys buvo, taip, viskas tvarkoja, tik tai reikia pataikyti tą savo ant kairės rankos. Čia Lietkabelio laikų Čanakas pastoviai droždavo tą derinį ant Sirvydžio. Tai va, Rupštavičiaus išleidimas turbūt buvo tam, kad nefunkcionuoja nei Ignas, nei Sirvydis, turbūt taip galima suprasti, ne? Praplės rodą, nes aš nesupratau, ką jis veikia. Čia gal toks, žinai, treneris, aš įsivaizduoju iš vis, tarkim, Rupštavičiaus klausimas irgi yra įdomus, nes faktas, kad Žalgiriui reikia turėti daugiau žaidėjų, nes yra labai sudėtingas sezonas, su kiek ten turbūt apie 80 rungtynių, jei nedaugiau bus ir daugiau ten su atkrintamosiam. Tai treneris supranta, kad jam reikia ir to Rupštavičiaus, kad jis kažkiek irgi dalyvautų procese ir jis turi kažką grąžinti jam. Tai manau, kad toks išleidimas tom keliom minutėm yra toks maždaug pasakymas, man tai, žinai, tu man reikalingas. Toks pajautė matyti, kad yra tam momentas, kaip minėjai, tie keli nefunkcionavo žaidėjai ir pajautė gal, kad yra kaip ir visa iniciatyva kažkiek Žalgirio pusėje ir galima jam duoti kažkiek tų minučių prasilakstyti, bet šiaip man įdomu, kaip čia toliau dėliosis ir Rupštavičiaus tai grįžt Giedraitis ir bus neregistruotas. Būtent ir ko gero spėčiau, kad jį ir skolins sezono eigoje, nes aš nežinau, ar jisai priims, ta prasme, tokį vaidmenį visą sezoną prasidėti ant suolelio. Tai, nes šiaip tokiais atvejais kitos komandos labai išnaudoja tą dublerių sistemą, jeigu pastebėjom. Tai Žalgiris turi neblogų dublerių ir manau, kad jeigu tau labai reikia skaičius, tu gali visada prisitraukti vieną kitą žaidėją, ten tarkim LKL-ui. Rupštavičius nėra dubleris, jis turi žaisti Europos taurėje, arba čempionų lygoje, tokiam lygiai. Bet jeigu grįž Giedraitis į rikiuotę, tai Rupštavičiaus minutės iš vis ištirps. Bet aš Elgi žiūriu į tai, kad, tarkim, kitos Eurolygos komandos turi krūvą žaidėjų, kurie yra geri, bet jie irgi nežais, ne vietiniam. Tai Rupštavičius, su visa pagarba, nėra HPL žaidėjas, kur ten turi žaidėjų už brūkšnio, kur jie 15, galėtų 14 drąsiai naudoti Eurolygoje, bet tiek negali. Tai man atrodo, kad teks su LKL gyventų, ką daugiau. Nes jeigu gaus tam LKL žaist, kodėl ne? Gal ir gaus. Jeigu gaus, tada tvarkoja, bet gal kitose komandose dar būna tas atvejs, aš manau, kad irgi čia vienas iš tų dalykų, apie ką galvoja klubų vadovai, kai turi tokius žaidėjus. Jeigu jis yra vyresnio amžiaus, tada jis gali susitaikyti su to vaidmeniu, nes jis supranta, kad jis jau geras pinigas, kaip sakyt, aš jau čia geresniu netapsiu, aš susitaikau, tvarkoju, aš esu tas žaidėjas LKL arba kažkas traumą gaus, įsiliesiu į rotaciją Eurolygoje, viskas ok, žinai. Bet kai yra Rupštavičius, aš manau, jis galvoja, kad jis dabar turi žaisti, dabar yra jo laikas, jis dabar turi gauti minučių. Ir realiai nusimato, kad visą sezoną teks sėdėti ant suolo, nebent kažkas labai pasikeis. Pozityvus, aišku, Viljamsas Gosas, 20 taškų, 23 balai, bet tik 2 asistai. Šitose rungtynėse jis buvo daugiau taškų rinkėjas. Kaip tu galvoji, kuris realesnis vaizdas, ar jisai daugiau, nes mes turbūt, aš prie sezono paaišiau vaizdą, kad, taip, maždaug rinks apie 10 taškelių, 5-6 asistai, Monake panašiai buvo, ne? Čia visai kitoks, kuris realesnis Gosas? Stebiu dabar vėl, kaip Žalgiris konstruoja savo, sakykime, puolimą, tai labai dažnai Gosas nėra tas paskutinis kūrėjas atakoje. Jisai yra dažnai tas, kuris parodys derinį, nuves kamuolį, kur reikia, įves kamuolį, kur reikia ir tada jisai lauks to atmetimo kamuolio atgal, tarkim, kai Francisko ar kažkuris kitas žaidėjas, pavyzdžiui, Ulanovas, pritrauks 2 žmonės prie savęs, tada bus rotacijos ir galiausiai Gosas tada gali atakuoti klausautą arba mesti tritaškį.
Tai čia dėl to, manau, taip ir yra, kad tų asistų yra nedaug, nes dažnai jis tiesiog finišina. Po vieną per rungtynės kol kas. Jo, jis tiesiog užsibaiginėja ir dabar jis užsibaiginėja gerai, jis pataiko tritaškius, jisai gerai ir vakar labai užsibaiginėjo tos vidutinio nuotolio, ar floaterius, irgi čia jau jo metimai. Ar jisai užsibaiginės taip visą sezoną? Pastarėjai sezonai rodo, kad ko gero nebus jisai toks rezultatyvus. Bet žiūrėsim, gal jis daugiau pradės ir pats kurti. Vėlgi labai protingas žaidėjas, aš manau, kad jis prisitaikys. Jeigu jaus, kad nekrenta, tada jis daugiau ieškos komandos draugų. Tai šiaip atrodo visai pozityviai. Manau, kad gal net geriau atrodys negu aš, pavyzdžiui, pats asmeniškai tikėjausi puolime, nes galvojau, kad puolime jis toks bus ganėtinai toks, sakykime, Francisko šešėlyje, bet dabar atrodo, kad ne. Ir Francisko būtent ir perėmė tą tokią asistų rolę, 6,5 per 2 rungtynės vidurkis, 13,5 taško ir atrodo, kad jisai, kur mes galvom, gal čia spiriosis, čia mano komanda, čia ne mano komanda, atrodo jis labai gerai jaučiasi, rado iš karto vietą su Gosu žaidžiant ir netgi tiek neturint atsakomybių, kai tu pastovis tuo kamoliu, atrodo šviežesnis, gal aukščiau šoka, daugiau gali energijos atiduoti. Jo, šiaip stebina dėl Francisko, kaip jisai lengvai priėmė šitą vaidmenį. Atsiminkim, pernai jisai turėdavo kamuolį 20 sekundžių ir jisai žaisdavo 1-1, susikurdavo metimą, stebeką kokį ir mesdavo, žinai. Rinkdavo taškus realiai. To akcento, kad kai gynėjas praeina tą pirmą liniją ir jau artėdamas link krepšio ieškotų didelio žmogaus, prie Trinkieri nebuvo daug. Nebuvo daug tų vadinamų perdavimų nuo žemės, žinai. Dabar akcentas yra ir abiejose rungtynėse ir šiaip LKL labai matosi tas, kad tie mūsų centrai yra labai ieškomi gynėjų. Jeigu, sakykime, Francisko praeina tą pirmą liniją, pritraukia didelį žmogų prie savęs, perdavimas iškart seka, žinai, Vraitui arba Biručiui ir taškai. Tai čia šiaip ganėtinai kitoks stilius negu buvo pernai. Tai, sakykime, kaip jisai priėmė tą naują vaidmenį, stebina ir manau tikrai labai turėtų džiuginti trenerius ir tai rodo jo didelį profesionalumą. Šiaip apie panaudojimą, tai Laurynas Birutis ypač naudojamas per savo trumpas atkarpas ir vėl matom, kad Birutis, kaip mes galvojam, ar čia bus Eurolygos centras, ar čia gali, matom, kad tinkamai naudojamas jisai gali būti labai efektyvus, nes tarkim, kai jisai yra aikštelė vakar 12 minučių, Monake irgi nedaug minučių, bet jisai sugeba tos taškus surinkti, balus surinkti ir dažnai gauna kamuolį, reiškia, tu gali jį naudoti kaip, nežinau, komandos naudoja tos didelius bokštus, kur išleidžia kažkokiom atkarpom ir ant jų žaidžia. Jo, bet esmė, kad jisai gauna tą kamuolį, nes, pavyzdžiui, pernai aš labai dažnai atsimenu, žaidžia vėl ar Francisko. Ar kažkas kitas žaidžia 1-1, dar atsiminkim tą etapą su Walkeriu, tai ten iš vis žmogus nematė nieko, tik krepšį. Tai ką tam centrui daryti, jisai pastato užtvarą, jis leidžiasi ir viskas baigėsi jo žaidimas. Jisai gal atkovos kamuolį puolime, žinai, bet kiek tu atkovosi tų kamuolių puolime. Mažiukas veržėsi, Francisko kiek pernai lipdavo į medį, kiek pernai būdavo situacijų, kai jis ten prieš 2 žmonės, prieš 3 didelius ten, ta prasme, bando įsirangyti kažką užsibaigti. Šį sezoną aš tokių situacijų mačiau keletą, bet labai dažnai jis įsiveržia ir ieško to paties Biručio. Kelia kamuolį virš lanko, tas pats Gosas irgi, žinai. Tai tiesiog yra akcentas. Akcentas ieškoti didelio, kuriam yra žymiai paprasčiau užsibaigti po krepšinį negu mažiukui. Tai yra tiesiog paprasta logika. Ir čia labai geras akcentas ir manau, kad Birutis labai laimingas, kad yra Masiulis dabar jo treneris, o ne Trinkieri. Tai va, apie Žalgirį daug apšnekėjom, turbūt vienintelis nepaliestas lieka turbūt Dustin Slyva, kaip tu jį žiūri? Šiaip man jis labai patinka, aš daug čia pastarosius, taip, visus 3 sezonus, kai dirbau Vilkuose, tikrai aktyviai įstebėjau. Reto kovingumo žaidėjas, tokio reto gudrumo, žinai, kuris būna kovingi žaidėjai, kurie tik tais fiziški kapojasi ten, žinai, regbistai tokie, o jis yra gudrus. Vainauskas mėgo irgi bistus. Jo. Dustinas Slyva yra gudrus žaidėjas. Tai kol kas irgi matome tokių irgi blikstelėjimų ir su Monaku matėm tą sėkmingą jo atkarpą. Jeigu jis pataikys tritaškį, tai bus puikus plečiantis aikštė 4 numeris. Aišku, be taiklių tritaškių nelabai turi ką daugiau puolime pasiūlyti, tik tais tą kovą, tik tais tos pakirtimus kažkokius, tos juodus taškus, kas irgi yra svarbu. Gynyboje taip vidutiniškai. Ir Mirotičius, atsimenam, kelis kartus atsiplėšė, ten buvo irgi nesusikalbėjimo, sunku pasakyti, kas atsakingas, nes paprastai tokiose situacijose tas žmogus, tarkim, šiuo atveju Slyva, Mirotičius stato užtvarą, tai Slyva turi komunikuoti, turi sakyti, kas vyksta tam mažiukui. Ir klausimas, ar jis ten komunikavo, ar kas ten buvo, bet ten buvo klaidų, po kurių Mirotičius turėjo ten tikrai erdvės ir buvo čia ir vakar situacijų, kad Slyva 1-1 nelabai apsigynė.
Tai ta gynyba yra klausimas vienas prieš vieną, bet kol kas Eurolygoje nei Monakas, nei Fenerbahče pernelyg jo netestavo. Pasižiūrėsim, kaip bus toliau, ar nepradės, žinai, grinai jo ieškoti. Jeigu ne, tai viskas gerai, aš manau, kad jisai naudos duos. Šiaip jisai gali kažkiek užcentruoti mažesnį, to dar nelabai matėm, nebuvo tų situacijų tokių, ne? Nežinau, Eurolygoje tą mažesnį, žinai, kiek tokių mažiukų ten 1,85 m ir mažesnių Eurolygoje yra, žinai. Gali Maiką Jamesą. Gali bandyti, aišku, Maiką Jamesą gali, aišku, šiaip stiprus vyras, bet jis dažniausiai tingi gintis. Tai... Baudą pasiims. Taip, bet šiaip Slyva nėra geras žaidėjas, nugarai krepšiais, jis labiau yra toks lakstantis, kertantis, kovojantis dėl kamuolių, žinai, toks kaip čia klijuojantis žaidėjas. Ok, apie Fenerį pakalbėkim. 2 rungtynės laimėta prieš Paryžių, pralaimėta Žalgiriui. Ir nežinau, Feneris kol kas atrodo labai klampus, labai sunkus. To pasiruošimo prieš Paryžių irgi ten buvo tokių patampimų, kad ties pelės žaidimų buvo. Galiausiai Fenerio kokybė ir šiek tiek protingesnis žaidimas leido laimėti. Bet Kaune matėm viskas stovi ant seno bagažo, ant to paties Baldwino ir Holo, kas yra labai aišku. Daugiau Honoralpas bitimas, jo įtraukimas į rotaciją, man toks įdomus ėjimas, kur tarkim Bayernas net praeitą sezoną nesuteikė šansų. Čia jis toks yra kažkiek gynybos žaidėjas, turbūt matomas gynyboje. Tarkim, įleisdavo gynybą puolimas, dažnai gynybą leisdavo. Taip. Šiaip pasižiūrėjus, tai palyginus su pernai sudėtimi pasilpnėjęs atrodo Feneris, ypatingai priekinį linijoje, kažkaip toks jausmas, kad... Bet jie pernai jau neturėjo priekinės linijos. Jo, bet taip, nežinau, gal dėl to, kad Biržas toks neformai, nežinau, tas Beikotas kol kas netrodo labai rimtas centras, ypatingai gynyboje ir kovojant dėl kamuolių. Biržas irgi po traumos, neformai, tai tokie... Paryžius labai gerai apšoko juos ten dėl kamuolių kovojant. Atrodo, kad Takeris bus geras žaidėjas, bet irgi reikia laiko, reikia apsiprast prie tos Eurolygos ir akivaizdu, kad ir vakar labai aiškiai matės, ypač gynyboje, ir Šaras tą akcentavo, sako, pertraukos metu ten interviu davė, kalbėjo. Jo, sako, 20 kartų į dešinę ranką praeina Žalgirio gynėjai, kurie visi dešinėrankiai. Tai vat ženklas, kad Fenerbahče dar tik tai šlifuojasi, konstruojasi, dar čia reikės tikrai daug darbo, kad pamatytume kažkokį tai krepšinį, kuris būtų artimesnis pernai metų lygiui. Tokia komanda, daug tų naujokų iš tikrųjų, kaip ir sakė, negavo pirmų opcijų, tai žinai, tie NBA žaidėjai, jiems reikia daugiau laiko negu tiem, kas žaidė Europoje. Vakar Bostonas gavo traumą, tokia kvailoji situacija, užlipo veidu Baldwino ant kojos. Ten iš vis keista buvo, nes aš taip galvoju, Bostonas jisai nematė, jisai nubėginėjo, kaip Baldwinas nematė, kad į tave žmogus atbėga, tai pasitrauk biškelį. Tai dabar tas atsitrenkė kažkaip ten į kelį turbūt. Ir koja, saktelėjo. Jo, ir ten paskui atrodo gan rimtai, taip, žinai. Atrodo rimtokai. Bet šiaip Bostonas, kiek aš mačiau, nepaliko man įspūdžio. Atrodo, kūnas yra ilgas, rankos, liaunos kūnas. Aš jį nemažai stebėjau, Džilygoje esu matęs, jisai yra labiau skoreris, jis yra ilgas ir turi metimą, bet jis neturi fiziškumo. O Eurolygoje reikia fiziškumo. Tai nežinau, nebent jis labai gerai pataikys, tada taip, bet jisai, žinai, Eurolygoje irgi gynėjų grandy dažniausiai būna tokie mažiukai, labai staigus, greiti ir su gerais metimais. Arba fiziški žaidėjai, matom, Hortonas Takeris iš karto, kaip prisitaiko, kaip tinka tokiam krepšiniui, kai jis yra tokia spintutė, žinai. Bostonas, kur, žinai, yra... miegamajam prie lovos. Taip, komoda, žinai. Bostonas, nežinau, aišku, dabar dar anksti vertinti, bet bus reikalų prisitaikant. Ir nežinau, ar galima laimėti 2 metus išėlės Eurolygą su Meli priekinė linija, aš manau, kad ne. Manau, kad Feneris dar padirbės rinkoje, tikrai padirbės. Turėtų, jeigu jie nori vėl žaisti finale, jiems tikrai reikia stipresnės priekinės linijos, nes šita dabartinė tai bus problemų tikrai Eurolygoje. Ir Biberovičius nėra toks geras, kaip mes galėjom pagalvoti. Viskas ant to tritaškio, žinai. Šarui daug darbo, bet Šaro ašaros gražu buvo, ne? Ir taip jaukiai susigraudino, kalbant apie trenerį, kad su Masiuliu kartu, tai labai gražu buvo. Šaras vėl, kai atvažiuoja į Kauną, tai vis dovanų atveža. Tai šį kartą Žalgiris dovanas pasiėmė. Antram rate nuvažiavus į Stambulą bus gerokai sunkiau. Tos rungtynės dar toli gražu, bet... Feneriui ligoninė, daug darbo, Šaro reikia dirbti, sakė Vilbekinas grįž, irgi turėtų pridėti gerokai. Gynėjų grandis tai labai rimtai atrodo ir tas pats Devonas Holas, aš manau, kad, aš atsimenam, koks jis buvo finaliniam ketvirtį, aš manau, kad jis drąsiai gali perimti Guduričiaus vaidmenį, jis tikrai geras žaidėjas ir aš tą visą jo progresą dar atsimenu, kai aš pats Žalgirį buvau, tada irgi labai man jis patiko Džilygoje ir tada jis atvažiavo į Bambergą.
Ir mes irgi ten turėjom sąrašuos, atsimenu, ir galiausiai jisai tokį kelią padarė, bet tuo metu jis buvo tas tik tais toks free and D žaidėjas, jis turėjo tritaškį ir gerai gynėsi. Po truputį, nors jis šiaip su kamoliu pažaisdavo G-lygoj, po truputį jis išsivystė iki tokio skorerio realiai, jis tikrai gali žaisti su kamoliu, ypatingai pick and rollus, surasti didelį žmogų, kuris dar gali ir gintis. Tai aš manau, kad jis vienas geresnių antrų numerių šiuo metu Eurolygoje. Dori Mesina verkė, kad išvažiavo? Aš manau, kad taip. O jis nematė? Matai, Pasitorė toj sistemoje yra viskas labai griežtai išreikšta su vaidmenimis. Ten, tarkim, jeigu yra skoreris, tai jis ir meta visus metimus, visi kiti tik tai stovi ir laukia kamulio. Jis taip nusistato ir labai nemėgsta išeiti iš šitų rėmų visą sezoną. Tai jeigu ten yra Šilcas, tai Šilcas ir mes visus metimus. Devonas Holas gal treniruotės ir gerai atrodė, žaisdamas 1-1 arba pick and rollus, bet Mesina ne tas treneris, kuris leistų, kaip sakyt, atsiskleidinėti žaidėjam sezono metu kažkaip išbandant juos naujose vaidmenyse. Ok, čia uždarom, turim dvigubą savaitę, 3 komandos nelaimėjo, 3 komandos nepralaimėjo, vadinasi 14 komandų po vieną pergalę turi po vieną pralaimėjimą, viskas matematika paprasta. Pradėkim nuo dugno, Vitorija, Makabis ir Cervėnos Zvezda. Jeigu Vitorija ir Makabį tikėjomės čia matyti, tai Cervėnos Zvezdos 2 pralaimėjimai turbūt yra tas dalykas, kur Joanis Svairopolo dar labiau paskatino, spėjau, kad Svairopolas bus vienas iš pirmų atleistų trenerių. Koks būtų tavo Algis spėjimas, kokios komandos gali keisti trenerius? Jeigu prie sezono aš būčiau paklausęs tavęs. Gal tikrai, Svairopolas atrodo kaip tas treneris, iš kurio tikimas dėl jo praeities. Ten, tarkim, pažiūrėjus tų silpnesnių komandų trenerius, tai ko gero visur tokie, dar gal Ivanovičius koks, bet jo, gali būti, kad Svairopolas neišbus. Nes kol kas taip, komanda netrodo gerai ir vėl labai trūksta, irgi kažkaip pasijuto trūksta tos priekinės linijos, net, pavyzdžiui, toks centras, tas Izundų, kur naujokas, jisai per 40 minučių pažiūrėjau, atkovojo vieną kamuolį gynyboje. Tai yra labai mažai centrui. Tai su tokiu kovo dėl kamuolių sunku yra. Ir šiaip, aišku, pasijautė ypatingai prieš Bayerną trūkumas perimetre žmogaus, kuris galėtų žaisti 1-1. Tai manau, kad kai grįž Grehamas, jis turbūt bus tas žmogus, kuris ten spręsis nemažai. Nes Bayernas pradėjo keistis ir tada realiai ten McIntyre'as, tas pats Tysonas Carteris, kuris, sakykime, taip yra Eurolygos masteliu toks labai vidutiniškas žaidėjas, jie negalėjo vieni išsispręstų susikeitimų, po krepšių nelabai yra kam paduot ir viskas, tu sustoji. Tai pažiūrėsim, kaip jie atrodys, kai grįž Grehamas ir Kenanas, tada galbūt... Tai Kenano nebesulauksime, akivaizdu. Kryžminis raištis, tai matyt jo. Okay. Jago Dos Santosas ir Donatas Motiejūnas per vieną savaitę 2 žaidėjai. Taip, papildo komandą. Teisingai, jogi pasirašė Motiejūną. Jago Dos Santosas grįžta atgal, sako, broli, nebereikia, po to skambina, ką veiki, nieko pridėk čia, mums reikės padėti biškį. Dos Santosas, nežinau, didelių reikalų nepraspręs. Žinom, kas per žaidėjas, buvo Zvezdui porą sezonų, rotacijos žaidėjas. Donato Motiejūno vaidmuo turbūt įdomesnis variantas. Nepaisant to, kad jeigu pasižiūrė, turi ir Bolombojus, jisai nežais iki sausio. Haselis Rivero lūžo pėdą, 3 mėnesių, pirmose rungtynėse lūžo pėdą. Toliau Urošas Plavšičius yra sudėti, bet jis irgi traumuotas. Vėl nežino, kiek ar jisai tempia tą lygį. Ir jisai, žinai, jis labiau Adrijos lygos žaidėjas negu Eurolygai. Tai va, tai Donatas Motiejūnas atvyksta iš Monako, išleido Donatą į laisvę. Kaip tu manai, ką jisai duos? Manau, labai daug duos jam. Labai paspręs, ypač puolime, bus žmogus, kuriam gali paduoti kamuolį, kuris gali apsižaisti, gali duoti kažkokį spaudimą krepšio ir tik krepšio, žinai, ko jam tikrai trūksta. Ir taip, tas Izundų, manau, bus tas, su kuria daugiau ginsis universaliau, kažkur gal pasikeis ginamaisiais, bet Motiejūnas bus tikrai svarbus, manau, gal net ir pagrindinis centras. O tau nėra Semio Dželėje tas žmogus, kur pirko dėl pavardės praeities nuopelnų? Pavyzdžiui, praeitą sezoną Valencija turbūt matė, ne? Labai neįkvėpiantis jau buvo sezonas ir dabar irgi startas labai prastas jo. Jis toks tarsi gynybinis turėtų būti, bet irgi toj pozicijoje dabar jie turi Norą, kuris ten yra... Nora čia yra, wow. Panašu bus žvaigždė, lyderis, tuo kamuoliu jis praktiškai, jis turi kiekvienoje atako ir labai daug tų situacijų ir derinių per jį, tai nežinau, ką ten Adželėje, kam jis reikalingas, nes paprastai tokie žaidėjai, jie būna svarbus gynyboje, kaip rolė žaidėjai, o Adželėje, kiek mačiau, irgi ten
Jis neturi tokio vaidmens kol kas. Gal sezono eigoje ir turės, bet kol kas neturi. 4 metimai apie 28 minutės, tai daug ką pasako. Šiaip Vorą mane nustebino, matėm visai kitokią Nadolo, kuris visą sezoną nerado vietos čia, atidavė kamuolį, turi daug pasitikėjimų, turi daug metimų, bet jisai duoda tą rezultatą. Okay, komanda kol kas nelaimėjo, bet jos skaičiai įspūdingi, 23.24 balai, pataikymai, kiek iš čia metimų metė, 30 metimų, 13 baudų per 2 rungtynės. Tikrai rolė didelė. Tik tas jo tritaškis manęs neįtikina, toks iš labai žemai meta, toks, nežinau, ar jisai kaip skoreris. 4-12 kol kas, jo. Jo, ar jisai, žinai, su laiku komandos gali pradėti eiti per apačią prieš jį, daugiau padėti nuo jo ir ar jisai baus, čia klausimas, nes tarkim, pavyzdį galima labai panašų žaidėją paimti kaip Vilas Klaiburnas, kuris dabar atrodo kaip geriausiais laikais, tai jis baudžia, jis pataiko tos tritaškius. Ir čia yra labai svarbu, jeigu tu esi, sakykime, svarbus skoreris ar lyderis komandai, tu turi pataikyti iš toli, žinai. Tai Noro dabar jo, jis ten tą savo atletiškumą išnaudoja, bet reikės ir pataikyti iš toli, jeigu norės ir toliau būti toks ryškus. Ok, Makabis, galima buvo tą pralaimėjimą prognozuoti prieš Anadolu Efes ir jisai toksai buvo kovinis, nemažai Makabi arti laikėsi, po 2 kėlinių nieko nepataikė, dar buvo prieki. Bet prieš Paryžių vakar labai vėlyvos rungtynės, 22:30 baigėsi pusė pirmos nakties, tai iš esmės situacija labai paprasta, trūksta galvos, žaidžiant prieš Paryžių, labai trūko tos galvos ir daug tų tokių kvailų klaidų, perdodant pirmą perdavimą daug klaidų. Ir šiaip Lonnie Walkeris, man įdomu, kiek jisai gali būti laiminčios komandos žaidėjų. Aš to atvirai pasakysiu, Lonnie Walkeris man per šitą visą dvigubos savaitės turą, ar kaip jį pavadinti, žodžiu, atrodė, aš jo labiausiai, kvailiausiai žaidžiantis taškų rinkėjas visoje Eurolygoje. Ir aš prisiminiau iš karto Žalgirio laikus, kai atrodo žmogus turi tokį kūną, tokias atletinės savybės, jis išvaisto tos tritaškius, jisai nesiveržia link krepšio, jis absoliučiai nesupranta, kur jisai galėtų turėti persvaras. Bet gal trenerio darbas pasakyti jam? Aš manau, kad treneriai sako. Manau, kad Žalgirį ten buvo jam sakoma, aš nebejoju, kad ir dabar Makabija, ten Katašas ten su juo kovos ir bandys išaiškinti, aišku, Katašas jis nėra ten labai griežtas treneris, bet jam bus pasakoma, bus parodoma, jam bus karpami klipai ir aiškinama, žiūrėk, tu čia galėjai prasiveržti, ten būtum lengvus 2 taškus pelnęs. Jis tiesiog tokio stiliaus žaidėjas, jis yra gatvinis, toks šveitėjas, išbėga, žinai, gauna tą kamuolį, šveičia arba pats ten gauna kamuolį, porą driblingų, bet tokie net neparuošti tie metimai. Tai ir kol kas ir matom tas pataikymas, kiek čia 1-6 su Anadolu ir 2-9 su Paryžium. Ir ten iš viso metė gal kokius 4 dvitaškius, ne? Jo. Tai, jeigu taip žais, tai Makabiui labai liūdna bus. Šiaip, žinai, aš Walkerį įsivaizduoju, tarkim, Madrido Realas domėjosi, nuo suolo pakyla, reikia užmesti, jisai tai rolį tiktų, bet kaip komandos lyderis, tai absoliučiai ne. Lyderis jis negali būti toks kvailas savo žaidimo stiliumi. Nebent jis labai gerai pataikė tos tritaškus, pavyzdžiui, Karstinas Edvardsas geras pavyzdys, tvarkojais, ten irgi, ar ten Howardas, ne, jie yra metikai visiškai, jie nelabai nori vežtis ten giliai, ar Edvardsas gal labiau nori, bet jie pataiko tos sunkius metimus. O Walkeris nei Žalgirį pataikė, nei dabar pataiko. Tai ir NBA karjeroje šiaip nepasižymėjo kaip geras metikas. Gal žinai, kaip sako, čia ponis jaunas pasitaisys. Šiaip per 2 savaitę tas matosi, kad trūksta, ką prie sezono matėm, trūksta tos jėgos po krepšiu. Yra Hordas, bet toliau Sorkinas minkštas, jis toks taškų rinkėjas. Ošai Brisetas irgi, jisai toks free and D žaidėjas turbūt matomas. Šiaip labai daug veržėsi su Anadolu, jis ten pastoviai bandė ten atakuoti klauzautus, ten 1-1, bet pasirodė kaip irgi tokio žemo IQ žaidėjas, nelabai skaitantis, kas vyksta ir toks bandė forsuoti akivaizdžiai. Vakar, žinok, jį centru išleido, mažas sutim su Paryžium, tai jisai vakar tų kamuolių puolime pasiėmė nemažai kovingumo, netimsi, va, jisai to turi, jis labai lipo ant lentos, jie žaidė labai to mažų penketų, ilgą laiką buvo 3 gynėjai, galiausiai pabaigoje sugalvojo, kad reikia žaisti su Brisetu centro pozicijoje. Tai visai neblogai ten atrodė, bet iš esmės, sakau, toksai, bel nežino, Jeffas Dautinas man patiko šiaip, žinai, jis toks gali būti toks mažai apie jį kalbėta, bet aš galvoju, kad jis gali gerai padėti jam. Jimmy Clarkas yra irgi tas žaidėjas, kur aš visai galvoju, gali įsitvirtinti Eurolygoje, jam 24 metai, jis turi gerus fizinius duomenis ir tai buvo žaidėjas, kurį aš dėjau 1 numeriu iš karto, kada jis pradėjo žaisti Benei Herslijai pernai. Ir tai galvoju, kaip faina būtų turėti čia, žinai, atsivežti į Vilkus, bet Makabis labai greit pasirašė, ten, man atrodo, 2 ar 3 metų sutartį su juo, nes tokio dydžio, atletiškumo,
įžaidėjai yra reti Europoje. Prastai būna tokio atletiškumo žaidėjas kokio 1,85 m, čia yra 1,90 m, žinai, ir turi ir įgūdžius, gali, ir metimas neblogas, ir ginasi šiaip. Vakar irgi ten, man atrodo, buvo 4 ar kiek perimti kamuoliai. Tai šitas žaidėjas, aš manau, bet tai gali. Bet tai nelabai, ne? Jam reikia laiko, jo, jis ir toj Herslijoje irgi ten siausdavo, ten irgi tokia, aišku, tokia komanda, tokia sistema, ten visiškai siautikai, žinai. Tai jam reikės laiko išmokti žaistą krepšinį, bet šiaip potencialas didelis. O Maccabi antras penketas labai įstrigo su Anadolu ir ta priekinė linija, kaip tarėsi, Santošas. Jo. Reimanas ir Leafas. Ta trijulė, tai... Bet Leafas neblogas dar žaidėjas. Nu, Leafas, žinai, polime jo, jis ten tritaškai gali pataikyti gynybui, skylė, Santošas yra, šiaip, jis yra toks kaip ir stretch 5, jis yra metantis 5 numeris, bet irgi gynyboje, ten jis nelabai gali ką padaryti, jis ten 2,3 m kokie, ir Reimanas, atleis, bet tai nėra, gal ir ne Eurocupų žaidėjas, gali būti jis ten. Kaip pasakau, Eurolygos šiukšlės. Čia žmogus, kuris Eurolygoje negali žaisti. Kai jie išstatė tą trijulę, aš pagalvojau, čia aš žiūriu, nežinau, Čempionų lygos komanda, tikrai ne Eurolygos. Ir žinai, ir tarkim, nežinau, ką jie matė Santošo žaidime Ulme, nesuprantu. Aš Ulmo rungtynių tikrai nemažai stebėjau pernai. Jo, jisai įdomus iš to, ką jis gali pataikyti. Žinai, ten daug mesdavo tų tritaškių. Bet jisai nei ten labai gerai ginasi, nei jis labai gerai dėl kamuolių kovoja, nei jis ten 1-1 kažką labai gerai, žinai, gali padaryti. Tai toks sprendimas man buvo labai keistas šitas pasirašymas. Ok, Vitorija 0-2. Galima buvo tikėtis prieš Olimpiakos pralaimėjimo. Jie gerai laikėsi, turėjo laimėtas rungtynės netgi, bet prieš Asvelį jau buvo gėdingesnis pasirodymas. Šiaip pirma dalis buvo dar neblogai, pirmas kėlinys, pirmas pusantro, vėliau Asvelis perėmė iniciatyvą ir šiaip pagal tai, kaip Asvelis atrodė per 2 rungtynės, dar pakalbėsim apie Asvelį, man vienas labiausiai nustebinusių turbūt komandoje, kad taip. Apie Baskoniją, kokios tavo įžvalgos apie šitą komandą? Ok, čia matau turėsim tokią tritaškininkų komandą, kur pirmama čia 41 tritaškis, prieš vėl 32 ir po 102 praleisti abiejose rungtynėse. Tai, įdomu. Manau, kad jeigu gynyba bus tokia arba arti tokios, tai ten gali būti ir pats galas lentelės, nes tais tritaškai, žinai, vienam gal pakris keliose rungtynėse, bet tu negali visiškai ant to statyti. Jeigu jau statai, tai bent turi apsiginti kažką. Tai šiaip kol kas tai, ką aš mačiau, labai blogai. Labai blogai. Ta prasme, toks labai nuspėjamas nebuvo krepšinis. Toks prastas gynyboje Trente. Taip, Trentas kitaip žaidė, man ir keista, nes Trentas jis nebuvo toks tritaškininkų, kaip čia... Aparatas, jo, ten, gal ir tų snaiperių mažiau buvo, čia daugiau, bet tikrai nebuvo, ne toks stilius, kokį žaidžia dabar. Tai gal jis tiesiog, žinai, gal turėjo tokių idėjų, treneris galvoja, duokit man pinigų, duokit man galimybę, aš pasikomplektuosiu savo metikus. Pasikomplektavo, tai tik tais gavos, kad ta komanda kol kas visiškai nesigina. Jo, ir šiaip, tas krepšinis gal ir nieko, gali užmesti kažkokį varžovą, bet šiaip ilgoje distancijoje aš irgi nelabai tikiu. Tas Dielo, įdomus gynėjas. Man šiaip Forestas patiko. Aukštas, gerai, aikštę matą išdalino. Antras sezonas jau matosi, progresas yra Foresto. Man patiko. Forestas naujas McIntyras. Vasarą galės kažkas pasimti, kažkas galės paimti už daugiau pinigų. Bet šiaip komanda man irgi apie nieką eilę sezonų. Dielo gal įsitvirtins Eurolygoje kitą sezoną kažkur kiturais, bet didelio potencialo nematau. Aš ten vėl Baskonė bando eiti, paimsim čia Spaniolo, čia perspektyvus Frišą paėmė tą prancūzą, žinai, tokius kažkur kažką, bet nematau didelio reikalo, ką jie gali duoti. Šiaip debutavo dar šitas Diekite irgi praplėsta centrų rotacija, bet kai tu turi 3 centrus ir nei vienas Diopas, Šamaničius ir Diekite, nei vienas nieko negali duoti. Tai aš nežinau, kam 3, jeigu nėra naudos. Čia kaip pernai Žalgiris turėjo krūvą centrų ir nei vienas naudos nedavė. Būtent, jau geriau tada prisitrauk kažkokį, nežinau, jaunesnį, ten vietinį, turėk ten tuo 3 centrų. Nežinau, apie nieką kol kas. Paryžiaus 2 savaitę prieš Fenerbahčę nebloga kova pralaimėta, vakar, sakau, laimėta prieš Maccabi ir pasiteisino tai, ką žmonės galėjo kalbėti, kad tabelinė krepšinis bus dar uraganiškesnis negu buvo Splitterio. Jo, tabelinė krepšinis, šį daug stebėjau pernai Nimburke, tai buvo tikrai komanda, kuri man priminė iškart į Salo Paryžių. Tokios energijos, tokios disciplinos
visas rungtynės 40 minučių ten spaudžiant kamuolį, dvigubinant, aktyviai dirbant rankom, tada bėgant, puolime irgi tokių šiaip originalių idėjų ten pas yra. Tikrai, tas Nimburgas buvo wow. Kai aišku, jis po to susidūrė, tas Nimburgas reikia klausytojams pasakyti, kad buvo komanda, kuri neturėjo nei vieno ryškesnio žaidėjo. Absoliučiai buvo visi vidutiniokai arba net žemesnio lygio Europos taurės čempionų lygos mastų, sakykime taip. Tada, aišku, jie susidūrė su Galatasarayum, berods ketvirtfinalyje ir ten jau atsimušė į tą talento sieną. Tai panašiai bus ir su Paryžium Eurolygoje, aš manau. Ką pamatėm su Fenerbahče, ką pamatėm dabar žaidė jie ką tik kalbėjom su Maccabi dabar. Jo, tai prieš Maccabi laimėjo. Tai ką pamatėm šitose mašuose, kad irgi to spaudimo, bandys spaus 40 minučių, bandys bėgti, ypatingai su Robinsonu, kuris yra turbūt manau bus vienas geresnių ir šiaip jau žemesniam lygiai tikrai išsiskyrė savo to vadinamu coast to coast žaidimu, kuris žiauriai gerai traukia nuo galinės iki galinės. Tai ir čia šitose mačuose irgi labai daug jo to tokio greičio, tada aišku, Hipi turi visišką laisvę, švaisto tos savo tritaškius, jeigu pataiko, tada taip, tas visas uroganėlis. Žinai, jį stabdyti yra sunku, bet kiek tai yra tvaru, ko gero nelabai, tik tiek, kad tai yra komanda, kurie ant tų emocijų, manau, kad gali pasigauti ir favoritą vieną kitą, ir rimtesnę komandą, tai aš taip sakyčiau, iš tų, ką dabar kalbėjom, tų silpnesnių, man jie tokie atrodo daugiausiai potencialo turintis, grinai savo to stiliumi, kuris tikrai yra labai neparankus daugam. Aš pasakysiu, man Paryžius yra Moneyballas. Kai tu perki žaidėją pagal įgūdį, ne pagal pavardę, turbūt taip galima sakyti, taip. Ne? Tarkim, Alanas Dokozy iš Dižono komandos turbūt esi matęs, taip, ar ne? Taip. Jo lipimas ant lietos, jo agresija, fantastika. Būtent, bet fiziškumas prastas, ten tikrai vienas ant vieno neatstovės, bet to ir nereikia. Mes imam žaidėją, kuris turi kažkokį vieną išskirtinį dalyką, šiuo atveju lipimas ant lentos, būtent jis išsiskiria ir žemesniam lygiai tuo. Ir integruoja tada į sistemą, žinai. Nu, aišku, kai tu turi mažiau pinigų, turbūt taip ir reikia bandyti daryti, turbūt taip ir reikia bandyti žiūrėti. Tai tą jie ir bando daryti, tai jo, būtent tie lipimai ant lentos irgi statistiškai kol kas pirmauja Eurolygoj pagal kamuolį puolime. Ir vėl Daltonas Homesas pirmose sužaidė, antrose vėl jo nebėra. Daltonas Homesas yra... Traumų aš kažkada sudarinėjau tokį, kaip sakyt, tokį reportą jo traumų. Tai ten yra gal kokios 6 ar 7 traumos nuo mokyklos laikų. Ir dar mokykloje ten yra ACL-us ir vienos ir kitos, ir vieno ir kito kelio nusitraukęs. Ta prasme, kvadratas žaisdamas. Ten yra visiškas traumų maišas ir manau, kad visą sezoną jis tokį turės, kur, žinai, sužais porą rungtynių, paskui... Ir jam šį Paryžius brangiai moka, jis dabar vos ne brangiausias Paryžiaus žaidėjas, jo praeitą sezoną labai brangus buvo, tai man labai keista, bet man patinka Paryžiui tas, kad nieks negalvoja, atbėga 3 tako sekundę, Otara meta, bet kas meta, jeigu tik tai turi šansą, visi meta ir sakau, Makabis labai kvailai žaidė ir dėl to pralaimėjo, čia net nėra ką kalbėti, trūksta smegenų, protingesnės komandos gal geriau sustatyti. O Fenerbahče matėm jo, jie tą spaudimą 40 minučių labai ramiai išeidinėjo, praktiškai be klaidų, ten buvo tokių truputėlį galvos pametimų kažkuriuose vietose ir buvo iškart baudžiami, bet kai susitvarkė galvas, kai pradėjo žaisti Šaro krepšinį, tai šansų Paryžiui nebebuvo. Nes Paryžius poziciniam krepšinį negali nei apsiginti nieko. Ne. Vienintelis dalykas bandyti varžovus išmušti ir užbėgti. Apsiginti gali, ta prasme, gali perimti kamuolį, gali būti tokių, žinai, jie ten labai aktyvus rankomis, ten trepina, dvigubina, žodžiu, daro labai daug tokių statymų, žinai, kazino ir kartais jie pavyksta, bet dažniausiai nepavyksta, dažniausiai gauni lengvus taškus. Tai čia labiau toks mentalitetas, to intensyvumo ir tikisi, kad taip užbėgs varžovas, beje, daug keitimų irgi, tos rotacijos tokias truputį ledo ritulio, žinai, tai jo, tokia komanda, kur tikrai gali nustebinti, bet iki tam tikrų ribų. Jo. Nėra Šorco, žinai, Šorcas buvo toj sistemoje labai daug, vis dėlto Robinsonas nėra Šorcas, tu darai, ką nori, taškų rinkėjas, jis neįtraukia kitų, taip.
Belgrado Partizanas apsilankė Dubajuje, buvo atidarimo rungtynėse, žiūrėtas atidarimo rungtynės, tokia atmosfera vilkų buvo tokia, kur Šitų nežiūrėjau, iš tikrųjų labai daug žiūrėjau, šitam turė stengiuosi kuo daugiau pamatyti, gal nežinau, kokį 10 rungtynių žiūrėjau, bet šitų nežiūrėjau. Tai va, tai realiai atmosfera tokia susirinkę lankytojų arenų, žinai, nėra jokių ultrų, nėra nieko, visi susirinkę, kameros irgi NBA visai, kas stengiasi žiūrovus gaudyti viską, na tokia, sakykime, atmosfera, kur žmonės tiesiog atėjo pažiūrėti, bet kitaip ir nebus, Dubajuje, kokia krepšinio kultūra, nėra jos, atėjo žmonės. Šiaip. Partizanas ten neturėjo jokių šansų prieš Dubajų, absoliučiai, ten net nėra ką, bet su Milanu buvo gerokai įdomesnės rungtynės Partizano, išvados padarytos, aišku, buvo vienu metu 20 taškų skirtumas ir atrodė, kad uždarys, bet Milanas sugebėjo grįžti į tas rungtynės ir Partizanas kol kas taip sunkiai atrodo ir jam reikia to pastiprinimo vidurio puolėjo pozicijai. Tarkim, Tyreekas Jonesas įsibaudavo ir jis pražangų problemų visada turi, čia nėra naujiena. Tai be Tyreeko Joneso, Osetkovskis, pirmose rungtynėse gerai atrodė, antrose jau viskas. Ne, Osetkovskis jis nėra centras, jisai toks labiau 4-5, jis žaisdavo Malagoje 4 netgi. Tai jis yra metantis didelis žmogus, jis yra soft, jis ten po krepšiu neapsigins, ne jo stilius. Ir realiai jo, bet Jones'o jie daugiau nieko neturi. Ir šiaip iškalbingas yra ir 20 procentas, 45, tai čia irgi rodo, kad nėra kam užsibaigti tam po krepšiu. Tai labai labai reikia centro, juolab, kad ir tas Jones'as, jis yra undersizinis, kaip sakyt, 2-2 centras, jis irgi nėra tas, kur labai spaudimą didelį darytų, žinai, baudos aikšteliai. Tai pažiūrėsim, ką ištrauk šiaip. Labai įdomu, nes ta rinka nedėkinga. Taip. Šiaip žiūrint tas rungtynės, Dwayne'as Washingtonas buvo tas, kur atrodė, antram sezonė čia kažką duos, bet vėl prieš Dubajų rungtynėse 3 iš eilės iš pakrepšio neįmesti metimai. Čia rungtynėse su Milanu vėl jis išeina, man atrodo, nežino, ką daryti, metimų stengiasi įsimesti 8 metimus, įsimetė per 15 minučių, 2 pataikė, Želiko labai pyko, Velnių išrašinėjo, emocijas visokios rodė, tai manau, Washingtonas prisės ant suolo. Šeikas Miltonas man visai patiko, šitas žaidėjas gali Eurolygų įsikabinti. Dar atsimenu, kai G-lygų žaidė, stebėjau ir jie labai daug tada su kamuoliu žaisdavo G-lygų, labai daug žaisdavo pick and roll ir labai išsiskirdavo tame lygyje. Prastai ten, žinai, G-lyga tai ten laukinis krepšinis. Laukinukai, žinai, tai jis ten toks, sakykim, taip protingai labai atrodė. Tada jo, jis įsitvirtino visai NBA keletą metų. Dabar atvažiavo į Europą, Eurolygą, matos, kad galva turi, bet kūno nėra per daugiausiai, tai reiks laiko prisitaikyti prie fiziškumo, prie kontakto, prie baudų traktavimo. Tai kol kas toks irgi matos adaptacijos procese. Bet šiaip aš manau, iš jo gali gautis tikrai neblogas žaidėjas Eurolygoje. Tai va, tai šiaip su Milano rungtynėse, tai Milanas priartėjo būtent tada, kada prasidėjo tritaškių, Šilcas patraukė, Bolmaro pataikė, apie Milaną dar pakalbėsim, šiaip Armoni Brukso tritaškiai buvo 2 iš eilės, labai svarbus, tada būtent ir vijosi Partizano Milanas. Bet Sterlingas Braunas irgi po pirmų labai blankių rungtynių. Man šiaip Sterlingas Braunas neturėjo labai akės ant jo nuo Albos laikų, praeitą sezoną turėjo gerų atkarpų, bet... Taip, labai nestabilus atrodo, tai šiaip kūną gerą turi, toks fiziškas, jis kai veržiasi taip kaip bowlingo kamuolys biškelį. Ten jau taip neatstovės paprastai prieš jį, bet labai nestabilus. Vienas rungtynės sužaidžia, kitų nesužaidžia. Su Milanu sužaidė, kitų nesužaidė. Tai žiūrėsim, kaip čia toliau tas sezonas dėliosis. Partizanui tikrai trūksta priekinės linijos ir šiaip, aš irgi su Milanu truputį žiūrėjau tą mačą, tai krito į akis, kad labai paprastai žaidžia, atrodo, kad ne Obradovičiaus krepšinis, matyt, kad jisai supranta, kad daug naujokų ir daug tokių, žinai. Bet kaip tik jie brandolį išlaikė, nors naujokų nėra daug, Jabari Parkeris, Miltonas, žinai, nėra labai daug, tai va tas man irgi keista. Jo, man kažkaip tikrai nustebino, galvojau, kad jie žais ten sudėtingiau, bet taip labai paprastai. Dvejopą įspūdį paliko Dubajus, tarkim, rungtynės su Partizanu jau dominavo, atrodė, gali daug ką padaryti, Monake buvo sutriuškinti absoliučiai ir Monakas trečias kėlinys nulėmė 29-13 ir Monakas visai kitaip atrodė negu su Žalgiriu, atrodė gerai Vilnių gavęs nuo Spanulio, ir drausmės gynybai buvo ir tų pastangų daugiau, ir to tokio kritimo ant kamuolio, ir tų emocijų buvo tokių, ypač iš Danilio Taiso tų emocijų buvo labai daug. Tai Monakas per 2 dienas visai kitoks atrodė negu su Žalgiriu. Matyt, kad Žalgiris, kaip sakyt, uždavė jiems klausimą. Pabudino žvėrį. Apie ką jūs esat, ar mes čia susirinkom šiaip pasilakstyti, ar dėl titulo žais. Tai man atrodo, kad tos rungtynės biškai užkūrė jos. Tai su to Dubajum jo, jie realiai išsiliejo ten be variantų. Realiai pradžiai Kabengelė palaikė Dubajaus gyvybę, jo metimai ir atšokus per rankas ir ten dėjimai, ta energija tokia. Dvieną Beikoną labai gerai atkirto ir tada dabar jau mes matom, apie ką yra Dubajus. Tai yra Beikonas, Musa,
Kabengelė ir Petruševas padeda viskas. Visi Taip. kiti žaidėjai neturi, tarkim, Davis Bertonis pirmose rungtynėse atrodė, kad ten, wow, tritaškių šaudo per rankas. Vakar nieko nesugebėjo padaryti. Tai Bertonis visiškai, jeigu gynyba daro klaidas, jisai kažkaip atsiduria laisvas, tada taip jis gali nubausti. Jis yra visiškai tas catch and shoot metikas, viskas. Du tie ball handleriai, Meikonas su Musa. Abu du tokie, sakykime, gan savanaudiški, mūsų gal labiau toks įtraukiantis, Baconas iš vis nežinosi, ką iš jo gausi. Kabengelė puolime tikrai universalus, talentingas centras, bet gynyboje skylė. Ir buvo skylė Venecijoje, ir bus skylė Eurolygoje. Ir bei žaidėjo neturi. Wrightas yra 1,80 m žaidėjas, jis nėra žaidėjas, visų pirma. Tas Masonas, jisai Eurolygoje tikrai jo dar nematėm, bet aš mačiau daug į tam pačiam Dubajui ir kitose komandose žemiau, ta prasme, jis nėra geras, jis tikrai nebus kažkoks tai game changeris Eurolygoje. Tai va Avramovičius reiks laukti, bet reikės gerokai palaukti. Aleks Avramovičius bus tas žmogus, aš taip įsivaizduoju, kad jie planuoja turėti pirmoje pozicijoje ir vis tiek daugiau su kamuoliu žais Musa. Avramovičius bus tas toks, žinai, persivarys kamuolį, paduos Musai, o gynyboje dirbs. Žinai, tai kai Avramovičius grįš į rikiuotę, manau, kad jų gynyba biškelį pakils į viršų, bet priekyje centro pozicijų trūksta kažkokio tai solidumo. Trūksta, Kamenešas nelabai, toliau Sertačo Šanly nupirktas. Žaidė būtų prasprendęs kažkiek, žaidė būtų padėjęs. Šanly irgi gynyboje, žinai. Man labai keistas pasirašymas to Šanly, bet tebūnė. Nes šiaip ganėtinai ir panašus į Kabengelę, tam prasme, kad abu tokie gan universalūs, gali pataikyti iš toliau. Kabengelė, aišku, atletiškesnis, bet abudu gynyboje skylės. Ir šiaip komiškai atrodė, kaip Bertinis bandė prieš Mirotičių gintis. Labai blogai, labai blogai. Lietuvos rinktinė, matėm, ką padarė šlapę vietą iš Bertonio gynybos, tai čia lygiai taip pat ir Monakas. Bertinis man yra tas labai geras pavyzdys, žinai, kuo skiriasi žaidėjas Eurolygoje ir žaidėjas NBA rolėje. Tai rolėje jis tą vieną dalyką moka daryti gerai, žinai, tą tritaškį turi, procentai geri, visur kitur nesvarbu, ką jis kaip daro, bet jis tą savo ten 10-15 milijonų pasims. Eurolygoje neužtenka, reikia dar, kad gal, žinai, jeigu tritaškis, tai dar ir gynybos reikia, žinai, reikia dar gal dėl kamuolio pakovoti. Ta prasme, reikia kažko dar, neužtenka vieno įgūdžio, kitaip tu būsi, kaip sakyt, tu turėsi kažkokį vaidmenį, bet realiai, turbūt ko gero labiau į minusą dažnai su tavim komanda žais negu į pliusą. Jo, ir vakar, tarkim, žiūrint į Monaką, Nikola Mirotičius, fantastika. Ir prieš Žalgirį gerai atrodė antrą pusę, vakar visas rungtynės gerai atrodė. Maikas Džeimsas irgi toks, atrodė kažkiek gal kazino pasidėjęs, atėjo taip labai ramiai, asistų padalino. Jo, jis tai vakar nestresavo visiškai, nebuvo paėmęs į galvą to pralaimėjimo Žalgiriui. Šiaip dėl Mirotičius keista buvo matyti, kai su Žalgiriu taip ilgai, gal Spanulis, nežinau, pamiršo, kad jį turi, kad toks žaidėjas yra sudėtinės, praktiškai nežaidė per jį iki ten trečio kėlinio vidurio. Tai tada, kai pradėjo žaisti, tada jie ir sugrįžo į rungtynės. Jo, tai sakau, vakar Danielis Taisas labai gerai Kabengelės minusus išnaudojo per 17 minučių 15 taškų ir tokie 2+1 buvo, tai labai Taisas vakar gerą toną uždavė, išnaudojo. Sakau, Monakas ant to savo trijulės gali toli važiuoti, jeigu jie bus sveiki. Džeimsas, Mirotičius, Taisas, visi trys žaidėjai jau tokie, jau amžiui, jau vis tiek, kaip pažiūrėsi, tai labai daug ant to, bet ta trijulė, fantastinė. Čia yra Eurolygos legendų, Mirotičius, Džeimsas. Tik tais klausimas bus vienas, man, taip žinai, žiūrint juos, dabar yra Mirotičius su komandai, tvarkoja puolimo talentas, puolimo potencialas tikrai dar didesnis, bet gynyba. Tu vis tiek turėsi daug minučių žaisti ir lemiamų minučių žaisti su dviem skylėm vienu metu. Tai yra su Džeimsu ir su Mirotičiu. Tai ar nebus taip, kad čia gali taip nukentėti, kad puolimas neatsvers. Tai čia, sakykime, aš stebėsiu šitą dalyką, šitą momentą visą sezono metu ir matysim, žinai, kaip jie čia tą situaciją išlaviruos. Tai turės atidirbti Alfa Diallo ir Blossomgėjimas. Kažkas ginasi, kažkuris iš jų, bet vėl abudu, nes būdavo praeitam sezone dažnai jie kartu žaisdavo. Nes ketvirto nebuvo normalaus. Taip, ir abudu iš tikrųjų tokie, žinai, labai panašus, tokie gynybinio plano atletai. Ir jie tikrai pastiguodavo tą gynybą, kurioje realiai skylė būdavo tik Džeimsas dažniausiai. Tai dabar jie turės dvi skylės. Arba, žinai, gal jos abu vėl galėjo kaip Miro, jeigu centrų bus kaip prieš Žalgirį pabaigoje, Miro centrų žaidė. Arba pakaitom. Gal čia nauja opcija tokia, mes iki šiol Miro tačiausiai matėm centrų. Gal, žinai, arba pakaitom, žinai, vienas daugiau, didžiąją rungtynių dalį, galbūt jie pakaitom žais, ar kažkokia tik trumpą atkarpą kartu. Matysim, čia jau Spanuliai, kaip sakyt, problemos. Bet problemos, žinai, ne pačios sudėtingiausios, tikrai tokios
mielos problemos. Barcelona pradėjo savaitę pralaimėjimo prieš Tel Avivo HPL, bet nuvažiavo į Atėnus ir Ergino Atamanui teškę tokią mantausi. Ir šiaip buvo tikrai verti laimėti tas rungtynės, kontroliavo jas, jeigu ne Juančio fenomenalus pasirodymas apskritai. Panathinaikosas atrodė įsikvėpęs. Kendrikas Nanas, apie Šorcą dar irgi pašnekėsim. Čia turbūt dar vienas projektas į šiukšliadėžę, krūvą pinigų. Jeigu tu turi, žinai, čia kaip, nežinau, aš galiu nusipirkti brangiausią kokią nors, nežinau, slidės brangiausią, bet jeigu aš nemoku slidinėti, tai velnės man reikalingos tos slidės. Tai čia labai panašiai, man atrodo, Šorcas. Bet apie Barceloną. Vakar vėl Vilo Klaiburnui įspūdinga savaitė, jeigu rinkti MVP visos savaitės. Taip, sutinku. Vilas Klaiburnas 28 balai, 23 taškai per 27 minutės. Šis man visada Vilas Klaiburnas buvo toks vienas iš tų, kur labai patikdavo stebėti, kaip jisai žaidžia, jo tas stilius, žinai, toks žiauriai universalus, geras trečias numeris, žinai. Tai vėl jį tokį matyti, koks jis buvo geriausiam savo dienom, tai labai labai faina buvo. Matei šitas rungtynės? Taip. Nu, kokios tavo įžvalgos? Čia kalbam apie Panathinaikosą. Tai ką, įžvalgos tokios, kad Panathinaikosas turbūt, nežinau, kol kas jiems turbūt sunku suprast, kad vėl čia panašiai kaip Monakui, tam pačiam su Žalgiriu, kad čia Eurolyga, čia reikia, žinai, daryti juodus dalykus gerai, norint laimėti, nepaisant to, kad tu ten sudėtimi geresnis ar panašiai. Tai tos rungtynės parodė, kad sakykime, jie visiškai kartais visiškai nenusiteikė, žinai, varžovas vis tiek yra rimtas, Barcelona. Ir Nanas tas pats absoliučiai nesigina, tiesiog vaikšto, paskui ten su teisėjais kažką pradėjo, žinai, aiškintis, kad jam baudos nesušvilpė, man patiko tuo metu Atamano reakcija, ten, atsimenu, antras kėlinys beras buvo, jisai sugrąžino Naną, Nanas ten 2 minutės pažaidė, padarė savo nesąmonės, kažką su teisėjais pradėjo aiškintis, iškart pasodino. Kita, žinai. Tai čia toks, kaip ir parodymas, žinai, kad klausyk, yra tam tikri dalykai svarbiau už tave, žinai. Komanda yra svarbiau. Tai ta gynyba tragiška ir šiaip įstrigo, kad priekinė vėlgi, čia mes dabar apie daug ką kalbam, taip, kad irgi Panathinaikos turi bėdų su priekiu, ten trūksta labai jėgos, šitas Holmesas, jis nėra fiziškas žaidėjas, jis toks labiau irgi toks liaunas, labiau leidžiasi link krepšio, iš gynėjų gyvena, gali biškelį pataikyti iš vidutinio, gynybui plaukėja, Jurcevinas, žinom, irgi gynybui silpnas žaidėjas, tai trūksta labai Lezoro ir dar kelias savaitės, kaip suprantu, jo lauks. Dar lauks ilgai, dar mėnesį bent jau. Dar mėnesį. Taip, dar ilgai, dar teks palaukti. Ir ten nelabai yra kuom kompensuoti, tai jo, priekinė linija silpnoji vieta dabar. Šiaip apie jo Holmesą, jisai vis bando nublokuoti tą metimą. Ir man sunku suprasti, kad tu supranti, kad tu nenublokuosi kiekvieną metimą. Čia toks yra NBA dalykas, ten skatina blokuoti, ten labai žiūri į skaičius, į patį bloką, kadangi ir šiaip dažnai kadangi jie ten labai atletiški visi, tai toks yra mąstymas, kad turbūt jeigu visi šokinės ir bandys užstoguoti, tai ta gynyba po krepšių bus geresnė, negu kad tik iškėlus rankas. Kartais ir neužtenka prieš tuos atletus tiesiog iškėlus rankas stovėti, tai peršoks, žinai. Tai jis atsiveža tuos įpročius iš NBA, šiaip įstrigo labai komandiniai gynybai plaukėjimas, ten neišlaiko linijos su dideliu, žodžiu, ten daug tokių niuansų, kur kaip ir turbūt visiems NBA žaidėjams dabar atvažiavusiam į Eurolygą yra tas adaptacijos laikas. Ir treneriai turi kentėti, turi ten, žinai, aiškinti ir laukti jų, ir nežinau, kiek laiko reiks laukti. O šiaip Titi Šorcas, realiai jo savaitė yra tokia, kad 11 minučių 2 taškai ir lygiai 0 balų, nes -2 pirmam ir 2 dabar. Šiaip pirmam tai jo, ten labai apie nieką šitam grajui kažkaip atrodė, kad lyg ir turi kažkokią rolę, ten išėjo, labai daug per jį pažaidė tų pick and rollų, ten keitėsi, žinai, jis ten žaidė 1-1 nemažai. Tik aišku, keistai, aš nežinau, mes įpratę jį matyti labai daug su kamuoliais, dabar vis tiek turi tokią labai apribotą rolę, žinai, ir jis atrodo žaidėjas, kuriam reikia to kamuolio, kuris turi labai daug spręs pas, kitaip jisai tiesiog pranyksta. Jis mažiukas, jis sužaidžia keletą tų 1-1 situacijų, jeigu neįkrenta tie vidutiniai jo, o ką jis dar gali labai pasiūlyti, žinai. Ir jis nėra ten labai kažkoks geras kūrėjas kitiem, žinai, kad labai gerai nusimestų, jis vis tiek daugiau yra pats skoreris, tai plus sistema, atsiminkim, sistema labai svarbu, ką jis išdarinėjo Paryžiui, tai jis tiesiog galėjo pasiėmęs kamuolį nuo krepšio iki krepšio varyti, grinai iš greičio. Panathinaikos taip nežaidžia.
Taip yra greita komanda, taip ten Osmanas puikiai žaidžia greitam puolime ir jie turi tą tokį, žinai, tos momentus, kaip užsikūrė nuo tų pabėgimų į greitas atakas. Bet šiaip iš esmės jisai kol kas atrodo toks, nežinau, apie ką žaidėjas. Jo, man irgi taip, kaip ir sakau, nusipirkė geras lydės, nemokės lydinė, tai ką tu su jam darysi, tai gali būti tas pats likimas. Šiaip Mariaus Grigonio nebematėm, nes Džedi Osmanas grįžo į rikiuotę į 12, tai nebetelpa. Ir Grigonis ką, turbūt teks priimti rolę, Graikijos lygos rolę, ką daugiau daryti, nes Eurolygų, tas 12 tai smarkiai nepasikeis, grįž Matiesas Lesoras, tai kažkuris centras bus gal neregistruojamas. Nebent tas pats Šorcas toliau blogai atrodys ir Atamanas pajaus, kad gal reikia labiau... brango žaidėją sudinsim į kraštą? Žinai, ką daryti, gal labiau reikės metiko, žinai, nes vėl skirtingi žaidėjai, gal labiau pajaus, kad nes iš tikrųjų tokių plešinčių aikštelį ne per daugiausiai tam Panathinaikos, jeigu tai pasižiūrėsim. Tai Rogovopolas, tarkim, mane... Bet kiek jis žais, žinai, Osmanas, kai jau bus formoje... Šiaip Rogovopolas pirmas rungtynės labai gerai žaidė, bet žinai, Spančių prastai žaidė. Taip, tai manau, kad... Nes šiaip daugiau pasižiūrėjus, Osmanas jo, bet jis irgi nėra kaip ir metikas, jis toks labiau yra tas driveris vadinamas, žinai. Tai ten taip talento mes ne per daugiausiai, tai Grigonis kaip ir galėtų turėti tokią metiko, žinai, rolę, bet ar turės, matysim. Jo, jeigu Lukas 30 balų surenka, tu žinai, kad tą dieną komandai prastai, nes Lukas su visą pagarbą jau nėra Eurolygoje 30 balų žaidėjas, tu daryk, ką nori. Ir vakar tokiose rungtynėse jis ardėsi, rodė emocijas, kur kiti buvo tokie daugiau apatiški žaidėjai. Šiaip apie Barceloną, Penjeroje reikia pagirti, kad po tokio pralaimėjimo. Aš jau tau rašiau žinutę, jau burnojau, sakau. Čia man yra sakęs, atsimenu, kažkada irgi rinkau informaciją apie tą trenerį, tai sako, vienas ten buvęs asistentas, sako, žinai, Penroy yra ne treneris, čia yra geras bičas. Tai, jis geba sukurti labai gerą ryšį su žaidėjais, bet jisai nėra tas, kur ten išsireikalaus detalių išpildymo. Tai tas mačas pats pirmas prieš Hapoelį taip ir atrodė, nors kad gynyba buvo visiškas bardakas, jie ten darė krūvą klaidų paprasčiausiose vietose, atrodė visiškai nesustiguota komanda, o dar tas antras penketas, kai išėjo, kur ten Brizuela, Laprovitola, tokie du maži gynėjukai prieš ten tą Blackney ir Jonesą, tokius fiziškus, žinai, gynėjus, tai iš vis atrodo truputį kaip kokie, nežinau, mokyklos komanda prieš profesionalus, kokį, žinai, prieš vyrų kokią komandą. Tai... Bet šitas mačas, jo, visai kitoks, kur kas rimčiau nusiteikia, matyt, tas suveikia irgi faktorius, tas, žinai, tas pralaimėjimas, 103 taškus praleidus, tai aišku, visi labai mobilizuojasi ir ta gynyba atrodo geriau. Bet šiaip man pasijuto vis tiek su Barcelona, kad trūksta suolelio labai. Tokie tas suolelis man toks keistas atrodo, nežinau, palyginus tas pirmas penketas. Ir aišku, į žaidėjo poziciją, vis tiek Satoranskis jis yra toks labai limituotas žaidėjas šiai dienai. Laprovitola kaip ir neįžaidėjas, tai tokio nėra, žinai, Eurolygui reikia atletiškumo toje pozicijoje. Kaip tu galvoji, Milesas Keilas pritaps ar ne? Geras tavo klausimas ir kažkaip pagalvojau, apie jį reikia pašnekėti, irgi Trente daug mačiau, jis yra grynas free and D žaidėjas, jis yra tas, kur uždėsi ant varžovo geriausio ten kūrėjo ir jisai jį apribos, o puolime jis lauks to, žinai, tritaškio arba pakirs kažkur, arba ten klausautė prasiveršti į krepšį. Pirmą mačą prieš Hapoelį jisai stovi ant Wainwrighto, o Blackney dengia Laprovitolą. Ir aš galvoju, apie ką kalbam, apie Penroją, žinai, kur kitas treneris iškart atvirkščiai dėtų, arba, nežinau, nebūtų tada jų dviejų aikštelį kažkaip, negali būti, žinai, Blackney ten renka tos taškus, lieja tos tritaškus į veidą tam Laprovitolui, tai tu turi uždėti kaip ir savo tą geriausią, žinai, gynybinį žaidėją. Tai kaip tik palime nelabai. O juolab tas Keilas, jis daugiau nieko negali pasiūlyti. Tai jo koks vaidmuo toje komandai, kam jis pasirašytas, tada klausimas, žinai. Tai va. Jo, gerai, galim toliau eiti. Pirėjo Olimpiakos 1-1 savaitę, sunkiai pergalė Vitorija kalbėjom ir tada pralaimėjimas prieš Madrido Realą. Čia toksai įdomesnis, ne, bet ką galima iš tų rungtynių pasiimti? Galima pasiimti, kad kol kas sistemą reikia laiko matyti, nežinau, gal sunku paaiškinti, žinai, toks atrodo, nes pernai jie labai gražiai žaidė, dabar tokie kažkokie, nežinau, nėra tokio sklandumo, kamuolys taip nevaikšto, kaip buvome įpratę. Bet šiaip labiausiai man pasijutė į žaidėjo problemos, su žaidėjo pozicija ir su kažkuo, kas galėtų apsižaisti vienas prieš vieną, nes Dorsey ir Fournier yra tokie labiau metikai, Fournier toks iš pick and rollo gali.
Vokapas ten, žinai, ką Vokapas gali dabar duoti, jau yra klausimas. Puolime tai iš vis mažai gali duoti ir kas gali spręsti. Vitorija pataikė svarbu tritaškį, bet čia, žinai, lasda iššovė. Sakau, Vokapas jis nėra kūrėjas, jis toks labiau vykdytojas, kuris, žinai, ginsis ir puolime, kaip sakyt, atliks ką reikia, parodys derinį, nuves kamuolį, panašiai, žinai, kažkiek panašiai kaip Gosas, tik žymiai, sakyčiau, prasčiau, manau. Tai šiai dienai. Tai jiem tiesiog trūksta kažkokio gero, žinai, sprendėjo 1-1, tas tikrai pasijuto. Ir Nilikina tikrai nepraspręs. Būtent, Nilikina šiaip kaip Vokapas, tik geresnis turėtų būti, dar geresnis gynyboje, puolime labai panašus turėtų būti, gal prasčiau organizuos, tiesiog toks, žinai, stovės ant taško ir lauks, kol Fournier nusimės kamuolį. Dabar Olimpiakos turi laukti Kino Evans. Koks jisai bus? Kinas Evansas grįš. Tas žmogus turbūt yra vienintelis, kuris čia gali tą reikalą išjudinti, nes kitaip tai bus reikalų tada, kada varžovai keisis, nėra kam užpulti 1-1. Ir, žinai, tos rungtynės parodė, kad Saša irgi žmogus, 13 metimai, jis yra žmogus. Taip. Jeigu ne 9 atkovoti kamuoliai, tai 16 balų niekaip nebūtų, nes visiškai nejuodina. O dabar Sašos kaip tik labai reikia. Tokioje situacijoje, jeigu jisai bus toks nestabilus, tai Olimpiakos gali strikti. Madrido Realas kaip tik irgi 2 rungtynės Virtusui pralaimėta, tada ką tik, kaip sakiau, laimėta prieš Olimpiakosą. Na, prieš Virtus rungtynės tokios buvo, kur reikia uždaryti ir niekam nerodyti. Tokio Realo seniai nemačiau, žinai. Visiška tragedija ten buvo. Aišku, žinai, tada irgi pagalvoju, gerai, tai jiegi savaitgalį turėjo 2 rimtas rungtynės tauriai, ten šeštadienį, sekmadienį, tai matyt tas atsiliepia, tikrai aš spėčiau, nes kitas mačas visai kitoks. Bet kaip tik turėtų dar toliau, dar mažiau energijos, žinai, čia taip, žinai, žiūrint. Gal nežino. Gal čia toks, gal labiau emociškai, žinai, tas atvažiuoja po tos taurės ir toks turi iškart vėl susikaupti labai rimtai, atrodo, čia žaidži su Virtusu, čia čia vieną koją užbėgiosi. Tas man atrodė tragedija visiškai, tas krepšinis, ką jie žaidė. Nefunkcionavo tie ypatingai senbuviai, ten Tavaresas, jį ten pastoviai atakavo, Smailagičius netgi ten buvo ten. Čia sena klasika iš Partizano. Ir šiaip juokingai atrodė, kai Tavaresas bandė atgal atmest Smailagičiui po krepšiu, kai ten grūdo, nei grūdo nuvirto ten, ta prasme ten. Nedametė ten tokio vieną ranką flauterio. Taip, tai žinai, antras mačas visiškai kitoks vaizdas. Šiaip, aišku, trūksta Maledono. Kampaco toks nelabai užtikrintas. Felizas yra Felizas, ten iš jo labai daugiau kažko ir negausi, jis toks turbūt labiau ACB lygiui žaidėjas. Patiko Lailsas beje, žaidė mažai, bet man tikrai patiko, aš manau, kad su laiku, kai jisai perpras visą tą sistemą, kai visus tos niuansus Europos krepšinio, jis gali būti šiaip geras 4 numeris, jisai tikrai galvą turi, gerai žaidžia su kamuoliu visai. Metimą gali pataikyti, tai didelis, šiaip ten ūgis 2,6, kokiais spėčiau, 4 numeris, tai gali įsitvirtinti. Jo, ir tos rungtynės vėl, viskas ant senbuvių, Mario Hezonijos metimai labai manau, patraukia. Manau, kad bus dar svarbesnis negu pernai, nes nėra mūsų, jam reikės daugiau pasimti ant savęs. Bet man, žinai, man vis dar toks klausimas, ar gali grįžti Tavaresas ir Kampaco į tą formą, su kokią mes juos siejam, nes mes sakom, čia taip, atrodo taip, bet atrodo, kad praeitą sezoną žemyn važiavo ir dabar nelabai keičiasi ir mes galim prisiminti, kokie buvo prieš porą sezonų. Gal tai yra dabar jų dabartinė, kaip dabartinės galimybės. Gal dabar yra, tai gal mes tik įpratom prie gero. Yra kontraktas ir reikia kontraktą išpildyti, yra, sakykime, hierarchija, tam tikrai matom ir su Liuliu, žinai. Jo. Julius, ne, tarėsi. Julas. Taip. Čia, sorry, kas klausot, 3 metus nedirbęs, labai daug ką pamiršęs, tai kaip ką reikia tarti, tai atleiskit tikrai, mokysiuos ir tobulėsiu. Julas, tai matom irgi, gauna tų minučių, truputį gal ir avansų kartais, dėl to, kad yra pavardė. Reikia, žinai, užbaigti. Tai, Real nukaršino tuos senukus. Čia klasika. Tai Čiumo Okekė šiaip. Šiaip Okekė atrodo gynyboje geras žaidėjas, gali pasikeis, gali gintis perimetre, bet aš nelabai suprantu, ką jis puolime gali duoti. Tai vat man irgi, žinai, jis tarsi turėtų būti tritaškį pataikė, bet NBA nestabilus metikas buvo. O daugiau jis kaip ir nieko, jis nei ten 1-1 gerai žaidžia. Nes tokie paprastai žaidėjai ginasi ir splečia aikštelę, tu negali nuo jo atsitraukti. Dabar jis tik ginasi. Ir ginasi, taip žinai, jis nėra kažkaip iš esmės keičiantis tą gynybą kažką. Jis tiesiog solidžiai gali atstovėti 1-1. Dėl savo ilgų rankų. Taip, žinai, atletiškas. Ja. Šiaip, ką tai Pociui paskambink, paklausk. Sakyk, Martynai, ką čia nupirkot? Kodėl? Kas čia? Ne, bet dėl Lailso tikrai galiu
pasakyti. Pasitikė Martino Pociu, viską gerai. Virtusas dar irgi kalbėjom apie pergalę prieš Realą, bet vakar pralaimėta Valencijai ir šiaip Valencija 2 pergalės per šią savaitę. Jo. Bet jų ir tvarkaraštis dėkingas buvo, tu dėliok kaip nori. Prieš Asvelį ten laimėta per Marytės plauką, ten realiai keli nepataikyti metimai, kelios klaidos nurėmė mačą. Čia Virtusas, o aš tai taip ir maniau, kad paims Valenciją, net neturėjau abejonių, žaidžia namies, atidarimo mačas Naujos arenos, susirinko 14 600 Roig arenui ir Virtusas, yra komanda, kurią mes projektuojam turnyrinės lentelės pabaigoje, nepaisant pergalės prieš Realą. Tai čia viskas kaip ir dėsninga. Visiškai dėsninga, tiesiog laimėjo rungtynės, kurias turėjo laimėti. Matom atsigaunantį Darius Thompsoną kažkiek. Kas man netikėta. Jo, Del Arėja yra tas žaidėjas, dėl kurio verta bus jungtis Valencijos rungtynės, nes čia tokia kaip Ispanijos krepšinio nauja žvaigždė, manau, bus draftuotas kitoje biržoje ir pažiūrėsim, kas iš jo gausis. Bet palauk, ateis Montero, Del Arėja teks pasidėti ant suolo. Tai vat klausimas, kas toj konkurenciniai kovoje, kas kurį, žinai. Ko gero Montero gali nukonkuruoti savo atletiškumu ir patirtim didesnė tiesiog. Tai Montero praeitą sezoną lyderis buvo komandos. Tai... O Del Arėja, žinai, jisai dar labai jaunas, bet šiaip įdomus žaidėjas, tikrai aukštas toks, man kažkiek net primena Jakučionis, toks aukštas sumetimų žaidėjas, toks, žinai, galva turi, 1, 2 toks. Tai, solidi komanda, Martinezas, žinai, rimtas treneris, ta rotacija tokia, visi ten gauna pažaist, kiek čia, man atrodo, šitos rungtynėse 11 žaidėjų žaidė virš 10 minučių. Taip. Čia klasikinė rotacija. Klasika Martinezo. Prieš tokias komandos bet kai reikės žaisti su geresnėm, jau bus problema. Tai aišku, to talento kažkaip išskirtinio ten trūksta, bet tokia gan lygi sudėtis, geras treneris, sistema. Tai manau, jie neblogai atrodys. O šiaip man Nilo Sako gaila. Šiaip jis labai sunkiai ten pritampa. Nilo Sako mes matėme Asvelis, toks gynybinis centras, duodi po kašių, susimeta, jis ten nieko neapžais, nei padarys. Bet čia Valencija apskritai atrodo toks nenaudojama padanga, žinai, ten išleido vien tam, kad reikia prorotuoti. Nei jis metimų gauna, nei progą, vakar tą vieną metimuką gavo, tada jisai bando gynybą atgroti. Gynyboje 4 pražangos per 12 minučių, tokios kvailos pražangos, tokios per daug energijos, atrodo per daug noro. Jo, sutinku, kad kažkaip irgi labai kitaip atrodo, negu buvom pratę matyti. Ir man atrodo, kad geresnis žaidėjas, o Virtusas šitose rungtynėse, Morganas iššovė šitose rungtynėse, bet iš Morgano daug tikėtis negali, kai 24 taškai ir vos 12 naudos. Čia daug ką pasako apie Morganą. Taip. Ne, Morganas jisai. Gerai. Vieno kamuolio mažiau. Taip. One man down. Tai Morganas jis toks mažiukas, žinai, ir jisai pats iš savęs nelabai kuriantis kitiems. Toks tikrai gali paskorinti, aš labai gerai atsimenu jo tą Londono sezoną, kai ten jisai blizgėjo Europos taurėje, ten mėtėdavo iš 8 metrų tritaškius. Bet čia Europos taurė, žinai, visai kitas lygis. Eurolygui bus sunkiau, čia blikstelėjo. Šiaip Virtusas man yra dabar apie 2 žaidėjus, apie Edvardsą ir Vildozą ir dar Morganą, kuris įterps iš šitą trijulę. Ir tiek. Daugiau ta komanda žais tokį itališką paprastą krepšiniuką, akivaizdu, nieko ypatingo, ten iš jų tikėtis negalima, bus kažkokių geresnių rungtynių, bus blogesnių, bet... Bet Vildoza taip, nepaisant pirmose rungtynėse į highlightą pateko jo tas įspūdingas crossoveris, toksai apsivarant. Antrose rungtynėse labai blankiai atrodė 15 minučių 2 taškai, kaip 5 rezultatyvos perdavimai. Ir jisai visada toks yra, jis labai yra nestabilus irgi žaidėjas, jis, žinai, tarsi to talento turi daug, tai pasižiūri, žinai, ir čia buvo kalbų, atsimenu, kad čia Žalgirį reikėtų, žinai, imti ir panašiai, bet jis nėra Modolo, jis žymiai nestabilesnis, tu turėsi vienose rungtynėse Vildozą, kitose neturėsi. Jo, o tu Alstono tiki ar ne? Esi matęs tą žaidėją? Esu matęs, pernai irgi nemažai žiūrėjau. Eurolygoje nelabai tikiu. Aš irgi žinau. Todėl, kad... Vakar užmetė, bet šiaip nepaliko įspūdžio. Nors aišku, jis labai patobulino savo metimą, aš dar į nuo Vokietijos laikų atsimenu, jis ten anksčiau būdavo toks, ten gaudavo kamuolį, žinai, 4 numeris per visą aikštelę, ten apsižaidinėdavo, užsibaiginėdavo, bet tritaškis būdavo pas jį visada toks nestabilus. Pernai Manresoje pramušė, pataikė gerai. Dabar vėl eina į Eurolygą, aukštesnį lygį. Klausimas. Šiaip jis labiau yra žaidėjas su kamoliu, mėgsta kamoliu savo rankose, mėgsta spręstis 1-1, mesti vidutinį, veržtis iki galo, neturi fiziškumo, tarsi kūdas, tik atletiškas ilgų rankų. Ir tokio profilio žaidėjams Eurolygoje sunku, todėl kad jie netraukia būti tie gerais, kad būtų komandų lyderiais. Negali būti tie kamolium, bet kaip rolė žaidėjai, jie yra per prasti, žinai. Tarsi ne jų stilius yra, tiesiog jie nėra to stiliaus žaidėjai. Tai, na, aišku, dabar jis žaidžia Virtuse, čia irgi gali būti, kad sezono eigoje matysim jį
žinai, tos jo vaidmuo auks, tai gal ir atsiskleis. Nesakau taip 100%, kad ne, bet šiaip turiu abejonių. Anadolu Efesas, aš turiu daug klausimų apie šitą komandą. Pirma pergalė prieš Makabį, šiaip abi rungtynės žaidė namie prieš Izraelio klubus, bet tai buvo Podgorica dėl saugumo sumetimų. Labai Eurolyga gražiai padėliojo, ne, kad tu paėmė ramiai 2 rungtynės, vienam salę paėmė vienai savaitį, labai gražiai. Čia galima pagirti Eurolygą dėl dėliojimo tvarkaraščio. Anadolu įsikūrė savaitį Podgoricai, nugalėtas Makabė, bet pralaimėta HPL-ui. Ir ten teisėjų cirkas 4 kėlinyje. Aš nesupratau, žinok. Ten yra norėjau tavęs komedija. klausti, kodėl Kokoškovas išėjo. Gal Taip, papasakok tą situaciją, nežinau, ne visi matė. Buvo taip, kad Jordanas Lloydas gavo pražangą ir tada pradėjo skaičiuotis, gavo dar techninę. Tada Radovanas Trifunovičius buvo išvarytas ir paskui jį Kokoškovas. Rungtynės komentatorius sako, gal iš čia solidarizavosi. Nu, turbūt sunkiai vyr treneris išeidinė solidarizuodamasis. Nes baudas metė tai už Trifunovičiaus 2 techninės ir Lloydo tą techninę. 7 baudas metė šiaip. Iš eilės. Antonio Blekney metė 7 baudų metimus. Tai pražanga metimo metu buvo, taip. Tada 2 baudos ir tada už Trifunovičiaus. Už techninę 1 duoda. Ai, 1 taip. Ir tada Trifunovičiaus buvo 2. Taip. Tai realiai tai gaunasi tada... 5 techninės gaunasi. Nes už techninę 1. Ne, tai žiūrėk, 3 baudos metimai už tai, kad metė iš 3. Tai 4, o 4 už techninę. Tai 4 techninės gavosi. Tai Radovanas ir Kokoškovas irgi buvo išvarytas. Tai realiai... Bet šiaip gavo Lloydas, 2 Radovanas ir tada gaunasi, kad... Nes man atrodo, pagal kad Kokoškovui nedavė. Žinai, kaip yra pagal protokolą. Bench, suolas gauna 2 techninės ir tada yra 1 diskvalifikacinė. Tai suolas, kai gauna, taigi yra 3 suolo ir tada išvaro trenerį. Tai Radovaną diskvalifikavo ir už suolo techninės išvarė ir Kokoškovą. Tai va dėl to. Taip, aš sakau, man reikia kilo klausimas, nes aš mačiau, kad Kokoškovas ramus, jis toks bandė raminti, žinai, sako... Bet tada teisėjas sako, tu paskui, ne irgi dušinė. Ir sako, viskas. Ir jis toksai, žinai, ir aš matau jo veidą, ir jis jaučiasi, kad, žinai, tas štabas ten, jau ten pasiuto, ten tas Trifunovičius, ten, žinai, ir toks Kokoškovas, žinai, jaučiasi iš akių, kad kaip čia, žinai, sukontroliuota situacija, jis toks bando būti ramus, tarsi ramiai aiškinti su teisėju, bet galiausiai jam pasakoma išeik, tai kažkaip irgi galvoju, už ką, jeigu tokia taisyklė yra, tai tada... Ir senas geras Mijatovičius stoja prie vairo. Taip. Senas geras, vienintelis reikės rambusis, taip man atrodo, jis snaudė per rungtynės, sako, klausyk, brolis, stok prie vairo, kas vyksta, kodėl aš... Bet šiaip tos rungtynės buvo nuspręstos būtent šito parado metu. Antonio Blekney, jeigu taip reiktų, žinai, kaip būdavo toks negražus žodis kieme chaliavšikas, kur žmogus viską dikai gauna, pavalgyti čipsų iš kažko, pataiko nuo lentos tritaškius. Tai Blekney yra šios savaitės mano chaliavšikas, nes jis tiek baudų metė per šią savaitę, kad ir čia visiškai 7 baudos jo. Čia yra vienas momentas, prie ko reikės prisitaikyti teisėjimui. Blekney yra tas tritaškininkas, pulapistas, kuris meta išmetęs kojas į priekį ir visa tas buvo, kuris įbežaisti. Ir pernai tas pats buvo irgi Europos tauriai. Tai čia reikės kažkaip, nežinau, nes ir ta pati pražanga Lloydo irgi ten galima diskutuoti. Ten buvo gan jis vertikalus, taip gal per daug užlipo, bet man pasirodė, kad koja jisai tiesiog atmetęs pats trinktelėjo į Lloydą. Čia aišku, reiktų gal specialisto paklausti, sakykime, teisėjo kažkurio, kaip jis vertintų, bet taip atrodo, žinai, mėgėjo akim, kad yra taip, kad ten gal truputį neįsivertina paties Blekney stiliaus išmetimo ir reikės prisitaikyti, nes jis daug gauna pražangų, grinai mesdamas tritaškius. Reikia iliustruoti skaičiais. Blekney per 36 minutės šią savaitę metė 23 baudų metimus. Čia įspūdinga. Tai plauk, vakar Feneris metė kiek baudų prie Žalgirį? Ten buvo labai nedaug. Tai Blekney 23 baudos. Čia reikia dar pakelti archyvą, pažiūrėti, kiek Eurolygos komandų per 2 mačus išmetė 23 baudas. Čia vienas Blekney. Tai vakar, sakau, tos 7 už techninę nulėmė, nes buvo 4 taškai ir tapo 2 ženkliai skirtumas. Tai iš esmės visą tai sprendė. Man prie Anadolu yra klausimų kelių. Pirma, kas ten bus su gynėjų rotacija, dar PG Daužeris bus, ne? Jis, 2-3 turbūt, gal 3 daugiau naudos. Skaičiu, kad 3 daugiau. Jo, dabar Vėleris Babas yra Kordinija, Larkinas. Realiai mes net pamiršom, kad Boboari egzistuoja, kuris nepakilo nuo savo pirmas rungtynėse. Atrodo, kad vasarą jie ten skubėjo susirašytos gynėjus ir rašėsi viską, nedaug dievė, jau kažkas nukris. Ir Lloydą Mišals uždėjo. Tai dar ir tą pasirašom, žinai, kad geriau daugiau negu per mažai, žinai. Nes realiai jo, vaizdas toks, kad biškai perteklius. Šiaip Babas, matau, statomas į žaidėjų. Ką ir sakau, kad žiūriu, kažkaip kiek rungtynių mačiau, labai daug kas naudoja tą tokį gynybinį žaidėją dabar pirmų ir tas jau skoreris, jisai jau toks atlaisvinamas nuo tos spaudimo. Larkinas arba Lloydas. Jo, Larkinas arba Lloydas, jie tokie, žinai, išbėginėja, kažkur gauna kamalį ir užbaiginėja tokias. Tai Kordinija 3, čia bus problemų
tam pačiam, manau, Žalgiriui gali būti nelengva, nes nelabai yra kas taip gerai klauzautose sustabdytų. Nu, galbūt Kevičius jo atstovė, žinai, bet Ulanovas jis nėra tiek greitas. Ir daugam, aš manau, bus reikalų su juos tvarkantis vienas prieš vieną, kai klauzautas ateis. Tai ta tokia perimetro linija iš tikrųjų įdomi, dar Daužeras prisijungs, bet vėl kalbėjom 100 kartų vėl priekis, nežinau. Jo, tas Jonesas atletiškas centras, bet jo dubleris Papajanis, nu, žinai, jeigu Sorkinas ten per jį 10 taškų gal suvertė, apdaužė, apstumdė, tai apie ką mes kalbam, žinai. Laukiam Vincano Parie, kuris gruodį grįš. Parie pakeis šitos komandos priekinę liniją gerokai. Taip, pamiršau. Tai va, pirmose Rolandas Šmitas labai gerai sužibėjo antrose, ne? Bet ir Džanas Osmany toliau ant tos pačios bangos po Europos čempionato važiuoja. Nu, vienas geriausių 4 numerių dabar atrodo. Labai solidžiai, jeigu jis taip pataikys 3 taškus toliau, tai veiktų. Ir Džanas. Tokiais duomenim, tai... O Hapoelis 2 laimėtos rungtynės ir tu įtūdžiu papuskį į uodegą, kaip sakant. Komanda, nu, Tel Avivo Hapoelis taip, kad talento turi, gylio visko, bet aš negalvojau, kad jie gali būti tiek neblogi, žiūrint į tai, kad ta komanda, na, pakeista iš pagrindų praktiškai, ne? Bet jie labai solidus ir Vasa Micičius, pirmose rungtynėse labai gerai, antrose kažkiek prasčiau, bet kai tu turi dar Elijah Bryantą, kai tu turi baudų metiką Blackney, tas Chrisas Jonesas vakar balų ten vieną surinko, bet jis jo įėjimas, jo atkarpa buvo labai nebloga. Tai šiaip suolas, pasižiūrėk, išeina tas Jonesas, Blackney, tokia perimetro, tokia gynėjų grandis, žinai, po krepšių Motley. Ten, nu, vakar mažiau žaidė. Vakar Oturų, vėl Oturų labai gera savaitė buvo. Bet talento ten tikrai daug, ypatingai jo ir gynėjų grandy. Jo, matau, Bryantas irgi žaidinėja nemažai kamulio, Misičius irgi tas, kuris ten kaip antras dažnai žaidžia, bet irgi daug ir pats sprendžia. Gera komanda ir matos, kad sustatyta gerai, žinai, Tudis vis tiek, jis turi tą tokią sistemą, jis daug leidžia tiem žaidėjams pakankamai, bet ten yra aiškios taisyklės ir jaučiasi, kad jie pakankamai drausmingai žaidžia. Šiaip Išas Veinraitas, kas nematė Europos taurės, tai Eurolygoje pažiūrė, sako, tu čia gerai, free and žaidėjas, 4-8 įmetė, ką tu nori iš čia. 13,5 naudingumo balų, bet žinom, kad Išas, na, toli gražu, tritaškis nėra jo. Kaip, šiaip iš tikrųjų pastaraisiais metais jisai dar senais laikais Vechtoje, kai žaisdavo, tai jis būdavo po krepšių žaidžiantis, labiau ten toks fiziškas, jis ten išdaužydavo visų, žinai, tokia spinta. Wow. Šiaip įdomus faktas, jisai yra krepšinį pradėjo žaisti gal kokius 17 metus, jis visada buvo ten amerikietiško futbolo žaidėjas ir geras. Tai galiausiai nusprendė rinktis, gal geriau krepšinis. Mažiau kūną daužyti reikia. Jo, gal saugiau biški. Tai jo, bet šiaip pastaraisiais metais jis jo palime dabar ant taško, stovi, laukia to kamuolio ir meta tą tritaškį. Ir kaip kada tas pataikymas, NBA, pavyzdžiui, grinai tą išsiugdė dalyką, tai tikrai pagerėjo tas metimas nuo senesnių laikų, bet taip, jis nėra toks jau sniperis. Gynyboje, nu, išskirtinio galimybė fizinių žaidėjas, kuris dar gerai gaudosi, gali išsikeisti, gali gintis viršuje, apačioje, gal tik tai to ūgio ne per daugiausiai, ten 1,96 m kokie jo, žinai. Jo, 1,96 m tiksliai pasakai. Tai va, Hapoelis prisistatė 2-0, perfekt. Dar tą kalbėjom, apie Svelį šiek tiek dar nepalėtėm, kalbėjom apie tas rungtynės, bet Glynas Watsonas, Eurolygos žaidėjas ar nelgi? Manau, ne. Tai, supranti, visi yra Eurolygoje, tai žinai, gal ir Eurolygos žaidėjas. Aš podcast'e sakiau, kad Glynas Watsonas ne Eurolygos žaidėjas, žiūriu pas mus komentaruose vienas redaktorius sakė, Watsonas ne Eurolygos žaidėjas, kai 16 taškų įmetė prieš Valenciją. Žinai, kas tas Eurolygos žaidėjas? Mes įpratę gal vertinti, galvoju, mes turbūt įpratę vertinti gal pagal ten Šaro Žalgirį, žinai, kai ten atvažiuodavo tie tokie žaidėjai iš žemesnio lygio ir galvodom, čia jis Eurolygos ar ne Eurolygos, žinai. Dabar pasižiūri tas apatinės komandas, Virtusą, tą Svelį, nu, ir ne vienerius metus, tas pats Paryžius. Nu, tai kas tas Eurolygos žaidėjas? Tai tie žaidėjai, tai net nebūtinai geriausi Europos taurės čempionų lygos žaidėjai ten žaidžia. Tiesiog jie turi kažkokį vaidmenį, tam vaidmeniui tarsi matomi, o šiaip dažnu atveju dar labai veikia agentūrų visokie ryšiai, ten klubai su vienais agentais geriau sutarė, ten būna visokie susitarimai, kad gal tu paimk tą žaidėją, tada aš tau duosiu tą, ta prasme daug to irgi yra, iš tikrųjų reikia neslėpti Eurolygoje, renkantis pas kai kurias komandas sudėtis. Tai Watsonas, aš nesakau, kad čia tas pavyzdys, šiaip įdomu bus jį pasižiūrėti,
kaip jisai atrodys, bet matai, jisai toks irgi yra skoreris labiau, tokiai roliai Eurolygoje reikia truputį turėti, ar duomenų daugiau, ar metimą stabilesnį, nežinau, ar jam pavyks išlikti stabiliam, žinai, visą sezoną. Jo, ir Tomas Artelio kol kas nėra. Tai aš tai, žinai, sakydamas Eurolygos žaidėjas, turiu omeny tai, kad ar tai yra Eurolygoje tas žaidėjas, kur neteis į galinę komandą atsarginę rolę ir po to dings iš tos Eurolygos ir nebebus. Būtent, kad ateis žaidėjas, bet ar jisai išliks Eurolygoje antrą sezoną? Ar čia yra Eurolygos žaidėjas? Ar jisai išlieka antrą sezoną? Kad jis ten pirmą sezoną yra Eurolygoje, tai jis tik gal, žinai, pasirašė, pabandė, pažiūrėjo, bet nereiškia, kad jis įsitvirtins. Dar, žinai, žvaigždžių uždedam. Šakilas Haris irgi antram sezonui liko, bet aš jau būčiau metęs po pirmo. Ja. Tai čia, žinai. Čia tas mačas, palauk, dabar jie žaidė, pirmas mačas šią savaitę, ten, kai tada jis įsilydo ant linijos, užkrito. Tai... Komedija, sakau, Šakilo Harisnas man viena didžiausių komedijų. Zekas Eliasas, žaidėjas, apie kurį daug žmonių nematė, visiškai, kaip čia dabar pavadė, Rednekas, kaip sako Rolandas Jarutis. Išvaizda įspūdinga. 8-14 tritaškiai, 6,5 atkovoto kamulio, 19 naudingumo balų, tai prisistato Eurolygai. Ir aš jau dar prieš sezoną rašiau, jeigu jisai sužaidžia gerą sezoną, kitą sezoną Eurolygų milijoną gauna ir eina Stretchfall žaisti. Jo, bet turiu nuvilti, kad gynyba yra jos silpnesnė vieta ir gali būti, kad patestuos jį stipriai ir aš puikiai atsimenu atkrintamasis, kai jis žaidė Wurzburge, jį ten stipriai atakavo ir jis neapsigynė. Tokiam lygiai, tai Eurolygai tuo labiau jam bus sudėtinga. Tai žinai, aišku, tokia komanda kažkokią tą rolę turi, jis tos energijos, šiaip toks lipantis ant lentos, irgi toks energingas žaidėjas, kovingas, turi tą metimą, jeigu laisvas tikrai gali pataikyti, tikrai baudžiantis ir toks yra metikai, kaip sakyti, yra tie tokie stretch 4, kurie meta tik laisvi, tai čia tas gal kaip Kulboka, kurį jis išveičia tiesiog. Kulboka. Po to supyks. Jo, Kulboka, taip. Kur šveičia tiesiog. Jisai yra iš savęs toks, žinai, kaip čia, šveitikas, metikas, kaip čia, žinai, supranti, ką turi minti. Tai jeigu jam tie tritaškai krenta, jo, tada jis, žinai, gali būti labai pavojingas. Bet nežinau, ar jisai žais kitą sezoną Eurolygoje. Jeigu jisai, žinai, bus toj gynybai toks, koks buvo anksčiau, tai... gali būti, kad neišliks. Tai bus Brady Manikas važiuos į Kiniją. Ja. Paskutinė komanda nepaliesta labai Milanas. Kalbėjom apie rezultatus, bet šiek tiek palies, kad Nybau ir Šeivinas Šilcas gali kristi iš rikiuotės. Šeivinų Šilcui pavajutė patempimą kirkšnėje, sakyčiau, jeigu Šilcas likus 5 minutėms buvo pakeistas ir kaip tik Milanas arti kabinosi. Ten galėjo dar visai pasisukti Belgrade. Džošas Nybau žaidžia su kažkokios kosmų kelyje. Realiai vėl Milano sena pasaka. Lorenzo Braunas ir kitką praleido 2 savaitę, kuris, manau, kad sužais labai neblogą sezoną. Čia ne Panathinaikos, o bus Lorenzo Braunas. Turbūt Milaną aš galėčiau pavadinti Panevėžio Lietkabeliu. Pagal traumas, pagal visą reikalą, turbūt labai panašiai jiems sekasi su tom traumom. O tu tiki šito projekto All-in-All šitam sezonui, ar ne? Nu, žinai, kokie lūkesčiai. Na, atkrintamosios gali kovoti dėl atkrintamųjų, jeigu visi sveiki. Ta prasme, to talento yra, negali sakyti, ta perimetro linija yra Guduričius atvyko, geresnė negu pernai. Tikrai Guduričius yra rimtas pastiprinimas ir matėm šitose rungtynėse su Partizanu, žinai, kaip jis žaidė gale. Braunas, Šilcas, Lydai. Bruksas šiaip patobulėjęs, atrodo. Jo, tai dar Nybo grįžęs, tai jeigu jis, aišku, vėl neišsitraumuos. Tai žodžiu, jeigu jie sveiki, jie tikrai gali kovoti dėl atkrintamųjų, aš manau. Ir Devino Bukerio turi, jeigu ką, padėti. Tai dar vienas. Man tik tais Elisas, irgi, aišku, iš bėdos turėjo daug žaisti minučių, bet irgi toks žaidėjas, kur jeigu ne itališkas pasas, tai nežinau, ar jis būtų Eurolygoje, abejoju. Nu, aš irgi taip, žinai, taip. Bet pala, jisai Britas, bet turi itališką pasą? Na, matai, tai va, tai tada viską įsprendžia, kaip sakant. Tai va, buvo 2 savaitę, 1,5 valandos prabėgo, manau, kad jums neprailgo, šiaip man labai malonu kalbėti su žmogum, kuris žino žaidėjų, žinai, aš galiu pasakyti, ką tu galvoji šitą, tu matei, tu gali papasakoti, ką tu matei. Žinai, tas žinau, aš 3 metus Eurolygą žiūrėdavau taip prabėgom, aš pagrindė Žalgirį, žinai, ir kažkiek kitas rungtynės. Tai žinai, Eurolygą žino, bet įdomiausia, pavyzdžiui, dabar... sakau, Alstoną, o tu sakai, va, Vokietija apžaidinėdavo veidą, čia yra įdomu. Kiek aš jau šiandien nusišnekėjau, turbūt kas klausė, žinai, ypatingai tie, kurie labai žiūri Eurolygą, tai tikrai atleiskit, aš tikrai bandysiu pasivyti, būti geresnis ir kaip sakytų klaidų mažiau daryti. Ir dėl tarimo.
kaip Tai sakant. čia, žinai, čia smulkmena, bet šiaip, sakau, malonu, kad vat, yra žmonės, kurie matė, o ne šiaip, esi matęs Asno, ne, nu, nemačiau vienos rungtynės, atsibai įsijungiau ant pagirių per GAU3, žinai, nu ne. Nu, toks mano darbas pastaraisiais metais teko labai daug žiūrėti to žemesnio lygio ir aš ten daugumą, kas čia yra Eurolygo, tai visus matęs daugiau ar mažiau. Viskas, tai ačiū visiems, prenumeruokit kanalą, paspauskit laiką, daugiau žmonių pamatys įsibėgės projektas, manau, kad mes turinį duodam gerą, jūs bent jau kaip padėka, paspauskit laiką, prenumeruokit kanalą. Kitą savaitę, viengubą savaitę, mažiau daugiau rungtyniam dėmesio ir mažiau bendrai apie komandos, turbūt taip. Viskas, ačiū visiems, iki. Ačiū, iki. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.